Jo, nu dabar ta tendencija tai yra esmė dabar, kad atspėti, kas bus po 5 metų, po 3, nu dabar greičiai tokia. Kokia tendencija, kur mes einam. Todėl, kuo daugiau prikaupsit to, sakykime, turinio, kuo daugiau rašysite, to yra daugiau tikimybės, kad bus lengviau išgyventi. Ir tas visapusiškumas. Ne, nebent medaus arba nieko. Kaip sakė? Medaus arba nieko. Medaus turiu, medaus. O jau nesunku. Nes oras taip pat greit vasara. Tai šiek tiek tada vėliau, kai atvėsiu. Gerai, gerai. Tai va tas reikia vertinti, sukurti, žinai, kad tas turinys būtų. Žinai, nes, nu ką, namą pastatyti robotas, pastatyti viską kitą, o va šitas žmogiškasis jis išliks. Ir čia reikia labai daug galvoti apie tai, nes paskui reiks vytis. Jeigu manęs neįgaila, padaryk viską. Jau sveikinasi žmonės. Aš visada pažiūriu šiek tiek. Bet man kažkaip nerodo tai gerai, kad kažkaip pakurtas iš šono būna tie komentarai. Čia kita transliacija turėtų būti, aš kitą jau praleidau. Sveikinasi jau žmonės, jau 80 žmonių žiūri. Va, kitą, jo? Va, tai bus šitą, ne? Šitą nužiūriu. Jo. Va. Į telefonų žmonės sulindė, kad matyti jūsų komentarus šiaip. Jo. Gerai. Komentarai irgi yra, ne? Nes aš tai. Nu, valiuks. Galim save palaikinti. Aha. Toks fetišas. Aha, kad per mažai nebūtų. Nu, galim šiandien irgi tokią temą pakelt, va tą dabar, man aš perskaičiau Armanio knygą. Jie yra nors vienas ir gėjus, taip toliau, bet ko skirtumas, aš žinai, pasiėmė, ką nori, čia kaip maksimum, gyvenime visko, pažiūrėk, ten vieno gamintojo, pasiėmė iš vieno, iš kito. Tai jis labai daug tokių dalykų pasakė, kad jisai iš tikrųjų pats turtingiausias yra dizaineris. Jis pats turtingiausias. Daugiausiai sumokančių dizaineris Italijoje, mokesčių sumokantis. Irgi, didis žmogus iš tikrųjų, kūrėjas. Ir jisai niekada nepropagavo to skatizmo. Kas yra skatizmas? Nu, tai ten, žinai, suspausta, krūtinė suspausta. Ir sako, man čia vulgaru, sako, negali būti. Grožis turi būti, ypač moteris dažniausiai, sako, turi būti intimu, turi būti paslaptis. O dabar matau, sako, nu aš negaliu ir pas Armanį iš esmės tokių kaip ir net nebūna tokių net modelių, gal dabar, galbūt, žinai, bet iš esmės tai 40 metų rinkoje niekada nebūna viskas taip, gražiai, nu tiesiog aukštesnioji mada. Ir sako, dabar propaguojama tas asketizmas, bet jis toks perėnas, aišku, vulgarumą ir tokį, nu kaip varšą, kaip tai suplėsi džinsai, nors aš jos irgi turiu vienus. Taigi čia yra, nu čia ubogo. Nu, o pas mus mada. Taip, nu taigi mada prabanga ir tu sieki to. O dabar gaunasi, kad ir tai yra ir pasąmonė žmonėm ir jie ploja tam modelį, o tokie perdžiūvus, anoreksija, tai čia, nu ką, propaganda. Žinais yra, kad yra lygus, žinai, bet... Tai va čia yra propaganda, kur tai veda, niekur jis to labai pasibjaurėjai, sako, nu tai aš negaliu tokios mados kurti. Mada tai yra kažkas tokio, gražu, o ne įsimavyti, pas mus jau viskas. Nesąmonės visokios, pažiūrėk, kaip atrodo iš tikrųjų, šypsenų nėra, modeliai eina, kūdos, žinai. O ko šypsotis, jiems blogai, ne, tai aš tikiu. Jaučiasi. Tai aš tikiu, taip. Bet man įdomu būtų, žinai, sužinoti, iš kur tada, kas pirmas buvo, kas pasakė, kad tai yra gražu. Nu, čia reikia turbūt, nu, čia reikia tada kelti klausimą aplamai, kas yra civilizacija, kas yra vadovai jos, sakykime, jos, kalbėti apie prediktorių globalų, kalbėti apie aplamai tą, nežinau, totalitarinę tą valdžią, aplamai klanai, pavardės, pinigai, bankai, nu tiesiog čia yra labai globaliai, reikia žiūrėti, kokiu tikslu tai vyksta. Nes yra natūrali evoliucija, yra dirbtina. Ir natūraliai tai kaip mes vystomės, netartum, kai žmogus evoliucionuojas natūraliai ir jisai eina prie vis mažiau darbo, daugiau ten suvokimų, daugiau kūrybos, nu tai tokia natūraliai gamtos. O yra ta tokia dirbtina evoliucija, tai yra galbūt per daug daiktų, nereikalingų dalykų, žinai, visi ties fetišas tas visas, žinai, jeigu pastovėti, kaip aivačias, tai jau tu čia nieko gero, jeigu pas mane ne Breitlingas, tai aš turiu ne koks verslininkas, žinai, nu, va tokie, fetišas. Ir
toliau žiūriu, kas tai yra. Nu, bet čia jau plati tema. Bet čia 100% galima teikti, ta prasme, kad mums įpišų tokią nuomonę, ne, kad reikia prabangesnio automobilio, didesnio namo, geresnio telefono, visko ko geriau. Nu, aš manau, žinok, čia reikia vėl giliai žiūrėti. Pavyzdžiui, ką mes girdime, apie kas nors sužino, kad, pavyzdžiui, vaistai žaloja. Nu, kad vaistai negydo, tik šalina antrinį simptomą. Taip. Sako, mane nuodija, sako. Daina kitokio absurdo, kad rūko cigaretės ir sako, mane nuodija. Aš, pavyzdžiui, nemačiau ne vieno žmogaus, kuris priverstų ir sakytų, va, tau dūmai, ten su kažkokia pripūsim, tu eini pats, moki savo žydus pinigus, perki ir sakai, mane nuodija. Niekšai ir rūkai. Arba alkoholis žaloja, jie mane nuodija, jie mane... Tik palaukti. Va čia yra, tai dabar kas? O jau toliau, kaip reklama veikia, ir kodėl aš sakau, tikra dieviška reklama, dieviška, aš taip vadinu, švari, man vienintelis marketingas paaiškinti žmogų, kaip jam be to produkto daikto bus blogiau negu su juo. Tarkim, man tikrai blogiau be automobilio negu su juo. Tai čia geras marketingas, galbūt aš su juo arkliuku joju, baršiukas arkliukas, žinai, šitie maitinu, jis ten kažką, nukrito, koja sulaužė, jam tai šalta, tai šilta, kaip pavyzdys, ne? Ir staiga sužinau, kad automobilis, kuris, kaip ir iš esmės negyvas daiktas, aš elektrą, tai šis neteršia, kaip pavyzdys, nes žinot, kad arkliai čia irgi paranoja, nes kai Londone buvo, tai buvo didžiulis užterštumas būtent dėl arklių, mėšlo ir taip toliau. Todėl, tai tikras marketingas. Dabar ką nori mums įrodyti, kai ten, žinai, koks alus, ten merginos gražios sumaudomais, prie ežero, draugai, ten, žinai, kaip asociacijos kokios. Alus, nuotaika, moteris. Viskas, ko reikia. Todėl vat, ir yra toks dalykas, kad kai kurie naudoja marketingą, reklamą, bet kom, ir jie tai nedaro sąmoningai. Dažniausiai žmonės nesupranta, kaip aš sakau šitos temos. Yra galimybė užsidirbti pinigų, gerai, o tai naudinga, ar tai gerai, ar tavišis tave padarys, paskui tu mums reikia iki pinigų. Bet vis tai yra prekiavimo emocijomis. Taip, mes perkam tik emocijas, mes perkam tik tai, ką pajusim, taip, visiškai. Gerai, Evgenijau, iš tikrųjų turbūt laikas pasisveikinti su žiūrovais. Visiems draugai sveiki, turbūt visi jau prisijungėt, šiek tiek mes pavėlavom keletą minučių. Šiandien mes labai tokiai neformalioj aplinkoje, susėdom tiesiog padaryti, taip sakant, laivą, tokį podcastą, būtent ir interaktyvų, žiūrėsim jūsų komentarus ir aš irgi turiu kelis įdomius klausimus Evgenijui labai noriu sužinoti apie kelias temas pakalbėti ir pradėsim turbūt Evgenijau nuo to, kad vienas žmogus iš tikrųjų parašė, kad aš negalėsiu dalyvauti live, bet aš po to būtinai pasižiūrėsiu transliaciją po to, kai bus YouTube. Ir jo klausimas buvo toks, tu matęs 40 šalių. Daugiau turbūt. Jau turbūt daugiau. Labai toks iš praktinės pusės norėtųsi sužinoti, ką iš tikrųjų mums reikėtų pakeisti, kad mes pagaliau gyventumėm bent jau kažkiek geriau. Ta prasme, mūsų nėra daug, bet nėra daug belgų. Niderlandų, Šveicarų, jų nėra daug. Liechtenšteinas, Monakas, Taip. Andora. Ko mums trūksta? Man atrodo, mes ir darbštus, ir netinginiai esame. Jeigu net nuvažiuojam, sakykime, į Angliją, bet vis vien mes dirbam daug. Taip praleidžiam laisvalaikį, kai kada prastai ir nuvažiuojam specialiai, kad galėtum savęs įsigyti daugiau alkoholio, svaigalų ir taip toliau. Bet vis vien darbštus ir protingi esame. Bet kažkodėl trūksta. Jeigu žiūrėti iš tokios politinės, iš geopolitinės tokios pozicijos, tai nėra šeimininko šalyje. Nėra šeimininko. Kas yra šeimininkas? Tai yra karalius. Vienas žmogus. Nebūtinai vienas, tai gali, nebūtinai vienas, bet principas tiesiog valdymo organas, gal nesakau monarchija. Taip. Bet principas, kai tu savo turi namą ir ten yra kiemas, tu niekada neleisi ten spjaudyti, šiukšlinti, toliau, skalūninių dujų. Jeigu turi savo atominę elektrinę, tu neleisi jos uždaryti niekam, nes tai tavo kiemas. Jeigu tu turi savo naftos gamybą, kas yra dabar, jeigu tu turi savo priklausančią valstybei ryšio mobilaus, tu niekada niekam neparduosi. Kad tai yra tavo ir tau naudinga tavo ir tavo šeimai. Bet kai tu nesi karalius, tu nesi vadovas, tai ne tavo, tu ateini ką? Gauti savo naudos. Galbūt savo šeimai, bet tu naudoji valstybę, vyriausybę, žmonės, gauti savo naudą savo šeimą. Tai yra prigimtis. Tu negali pykti ne jokio žmogaus, verslininko, politikų, nesvarbu, prigimtis. Bet kai žmogus yra sąmoningas, tai yra vis daugiau supranta. Tai yra supranta, kad gėris jo neatsiejamas nuo gėrio kitų. Neatsiejamas. Ir kai jis pradeda suprasti, tai jis ieško abipusios naudos. Todėl kaip verslas, pavyzdžiui, man patinka, nes abi pusės laimingos. Tai be abejo, klientas nori mažiau mokėti, nori daugiau, bet iš esmės mūsų sąveika versle
Yra tada, kada mes sako, nu gerai, pirksiu šitą ten iPhone. Koks skirtumas, kaip jis kainuoja štuką, kaip tu sakai, žinai, bet tu kitų nupirkęs jį. Ir nupirksi 8-9, nu kaip pavyzdys, aš tikrai, žinai. Nors visada atrodo, kad, nu tikrai geresnį galima padaryti. Nežinau, ką patobulinti galima. Ne, nu iš tikrųjų. Bet kai jis išeina, tu galvoji. Šitas tai gerai. Nu jo, na aišku, tai man gyvenimo įvykis, gal nupirkti telefoną, bet vis tiek toks geras pavyzdys. Todėl, vat, tada ir iš esmės, vat, arba monarchinis valdymas, tai yra kai kažkokia tai šeima, tai gaunasi kaip čia tau priklauso. Ir todėl tai tokia vat, kaip pozicija, tai išgelbėtų, jeigu ateitų. Bet šiuo atveju tai reikėtų diktatūros. Nes viskas ateip išsišaknyja, kad reikėtų panašiai kaip Baltarusija diktatūros. Bet Baltarusijoje gerai žmonės gyvena, ar tokia yra iliuzija, toksai burbulas? Ne, iš tikrųjų, daug pažįstu be abejo, aš irgi taip pat. Va čia yra ta tokia, čia irgi nėra jis tikras Lukašenka, jis nėra tikras savininkas visko. Jis vis tiek yra pastatytas. Jis priverstas manipuliuoti viskom, todėl iš to neatsieima diktatūra. Kaip padaryti tą tokį valdymo organą, kad tu tikrai tai būtų kaip tavo žemė, nu ką pažiūrėjau, Anglijoje nėra žemės, kurią tu gali nupirkti. Jinai visa priklauso arba kažkam, privatiems asmenims, arba karalieniai. Monarchija, ten ir taip, pasidomėti, labai. Tu negali, tu perki namą, atsieisi su žemė, ne. Tu nuomojasi iš valstybės ir mokė mėnesį, tu neviena nupirksi. O taip, rimtai realiai. Ten gal kažkur tai kokį dvarą gali galbūt nupirkti, bet principas toksai, kad Londonas, viskas. Tu nenupirksi nieko, tu pirki tik tai namą. Nu, čia irgi, aišku, ten kiti, kas iš sąmokslo teorijos sako, aha, to bet kada gali pasakyti, atiduok žemę, nu, iš esmės taip, bet kam, ką darysi su tą žemę? Čia, nu, toks. Todėl sprendimų reikia ieškoti. Sprendimų reikia ieškoti, kai sakyčiau, kad aš ten, tarkim, žinau, ne, aš galbūt suprantu daugiau žmonės mato, ką, pirminė stadija, kas yra blogai. Toliau jie nemato, kaip turėtų būti, nes tu kitaip sprendimo nesurasi. Nes ir galiu pasakyti, oi, blogai gyvena, nu tikrai. Ten visą laiką, ką nors kokią naujieną, tu niekada nežiūri, tu net į teliko, net žinių, bet viską nors išlenda. Vėl ten ką nors ten, kas nepradirbo, dabar va šiem skaičiau ir, nu, metatus tokius, kaip ten vadinasi. Ir jeigu nepradirbo 30 metų, gausi pensiją ten 154 eurai. Nu, tiesiog, nu, apie ką? Ir todėl aš irgi, pas mus, kadangi vis tiek toksai labai lengvas, aš sakau taip, reikia suprasti, kad iš esmės vyriausybė, valstybė, planai, tai yra verslas. Taip. Ir tai normalu, nes tai yra struktūra, kuri turi išgyventi, turi rūpintis savimi. Principas, kad vyksta tik tai, kad liūdna, neliūdna, čia kitas dalykas ten, ir ne taip paprasta viską padaryti, nes jeigu jūs nuversit, kas valdys, kas moka iš tų, kas nori nuversti, moka valdyti, jie nori tik valdžios. Mes Ukrainai matėm, kas vyksta. Taip, jo, matėm, taip, nes tam reikia būti žmonės pasiruošę, planai turėti, labai daug reikia žinoti dalykų. Ir, ką aš noriu pasakyti, kad valstybė verslas ir jinai ką daro, nu tarkim, imam pensininkus arba imam minimalų atlyginimą. Pastebėkite, jinai išjaučia labai gerai tą ribą ploną, nuo kada prasidės revoliucija. Ir todėl jinai kels arba mažės tada, kada žmonės jaučia labai tą bangavimą. Nu taip yra. Dabar ką daryti? Jūs ką, žinksit kitą? Kas kitą? Tai bus gal dar blogiau. Todėl atsirėmėm į tą kapitalistinį tokį dalyką, kad tada vysti save, realizuoju save, ieškai sprendimų, pasaulis atviras. Jo, ta evoliucija vyksta ir ne tik tai žmogaus viduje, bet ir išorėje vyksta, mes galim keliauti, pasas lietuviškas, labai myliu, visur gali keliauti. Tai fantastika iš tikrųjų. Galva dabar žiūri, Skvernelis kažkur ten kalbėjo, kad antrą pilietybę leis, su mielu noru pasimčiau kokios nors irgi šalies pilietybę. Nu, yra smagu. Apsidraudimas kažkoks, kas ten žino, kas bus. Nes dabar turi atsisakyti, aš atsakyti nenoriu, kam aš šikime užaugau. Todėl, mes čia pamastom taip, ne, kad... Bet aš žinai, ką Eugenijus vis daugiau ir daugiau pastebiu. Pavyzdžiui, man dabar beveik 30 metų ir aš, pavyzdžiui, pasižiūriu į savo bendraklasės arba bendraamžius ir jie iki šiol nesirūpina. Ta prasme, jie galvoja, kad dabar dirba, ten, pavyzdžiui, jiems dabar užtenka ir jie galvoja, kad bus viskas okei. Bet aš jiems pasakau, parodau pavyzdį, sakau, pasižiūrėk, pavyzdžiui, savo senelius. Iš tikrųjų, pavyzdžiui, mano senelis yra ten virš 70 metų. Ir kaip tik neseniai per Velykas buvom susitikę, klausiu, kiek pas jūs yra pensija. Pakėlė, sako, kiek sakė, 7 eurais pakėlė, tai dabar 230 kažkiek eurų. Tai yra tiesiog kosmosas, bet iki šiol, kodėl apie tai visi kaip ir žino, bet visiems kaip ir nusispėt. Jo, pensininkai blogai gyvena. Bet blemba, jie iš tikrųjų blogai gyvena. Čia reikia, nežinau, aš labai daug turiu, mes 5 valandas galime šnekėti, jeigu turim laiko, tai kad aš nestabdyčiau tos eigos, jeigu ką, nes yra daug visokių, tu išgirsi, manau, išgirsi irgi įdomių tokių
koncepcijų galbūt, bet iš tikrųjų tiesų. Nu, pirmas dalykas, reikia žiūrėti, prie ko mes einame, evoliucinė prasme. Mes einame iš tikrųjų tam, kad sukurti savo pačiam, kažką tai sukurti tokio, kas mane maitintų iki mirties. Taip. Dabar mes iš tikrųjų dabar iškart visi pensininkai, užsikimškit ausys, mamos, dekarėti ir taip toliau. Mes esame socialūs parazitai. Ir iš tikrųjų išauga visiškai karta socialinių parazitų, kurie nori išmokų, kurie nori dotacijų, tai perėjo net į verslą, jau startupai, hubai, man čia reikia pagalbos verslui, man duokit, tada aš dirbsiu, tas jaunimas jau išvis išpindėjo realiai. Art nenori, bet jis nori sėdėti su kompiuku, mes čia pačilinsim. Nieko nebus, niekas neišaugs. Istorijos tas gražios, ten toks už tos istorijos slypi darbas sunkus, kad kažką pasiekti. Tai yra realybė, bet ir todėl mes evoliucionuojame tą ir tai neišvengiama. Ir ką daryti su dabartiniais, taip, tai sudėtinga. Tai sudėtinga, ką daryti dabar, bet suprantama, kad mes turim kitaip mąstyti. Mes nesitikim pensijos, reiškia, mes ta nauja karta, kuri kitas kančias gaus vėliau, nes mes jau busim nespėję, bet šitos kančios jau mes ir kursim kažkokį tai produktą, tai mes gerinsim pasaulį, taip, nes jeigu sukursi kažką, kas maitins tave, kad tu negalėsi tiek dirbti, negalėsi tiek, tarkim, reikės anūkus kokius ten jau prižiūrėti ir toliau, tai tu jau turi kažką apie tai galvoti, tai yra fainai, tai fantastika. Anksčiau buvo galimybių, nebuvo, čia jau kaip, todėl reikia, pažiūrėkite, visi rekomenduoja 17 metų Ilono Masko Dubajuje konferenciją. Jis vedė 150 šalių atvažiavę apie inovaciją, technologijas ir sako, valstybė dabar turi galvoti apie tai, kad reikės žmonėms mokėti, visiems žmonėms mokėti pinigus, bazinius pinigus išgyvenimą. Kodėl? Nes daug darbo vietų atims robotai. Taip jau tema. Tai dabar sako, reikia daryti, nes ant robotų sutaupysim, nes broko nėra, miegot nenori, ten neįsimyli, nepastoja, tokie dalykai, jis dirba. Bet tos pinigus, kuriuos sutaupysim, reikės atiduoti. Tai sako, jūs mąstykite, kad tai bus. Aišku, dabar tai vyksta, tai yra ta bedarbystės pašalpa, tai dabar vyksta, bet sako, ten jinai yra tokia tarpsnė, nes iš bedarbystės pašalpos tu negali pragyventi visą gyvenimą. O čia bus taip, kad tu negali net darbo gauti, nes robotas daro geriau. Tarkim, tokia tendencija. Tai va čia ateitis. Todėl kodėl jaunimas nežiūri, kodėl gyvena šią dieną, nes taip mokina. Smagu, emocija. Galbūt tėvai sako, nes aš įsivaizduoju, kad mano, pavyzdžiui, seneliams sakydavo, valstybė turbūt sakydavo, pasikliaukit, dirbkit, pasikliaukit, mes su jumis pasirūpinsim. Dabar sorry, taip jau vyko, sorry. Kita šalis, dabar tos šalies netgi nėra tų vadovų ir taip toliau, sorry, gaunat kaip gaunat. Bet tai yra, aš tiesiog neįsivaizduoju, kaip galima. Ir tai prasme, kokie jų yra kaštai, jų kaštai yra žymiai didesni, vaistai bent jau kiek kainuoja. Taip yra, bet kas mane galbūt stebina tai, nes arba liūdina, mane liūdina daugiau, kai žmonės mato besikartojančius ciklus, cikliškumą ir jie nedaro išvadų, aš nesuprantu. Jie vėl tikisi, kad šita partija padidins pensiją. Arba ten dar kažką, arba padidina vis tiek mažiau negu infliacija. Vis tiek tau niekada neapsimokė, niekada. Tai aš suprantu, o kada galiausiai žmonės tikėti? Aš nesuprantu. Ir suprantu, aš niekada gyvenime nesu balsavęs ir aš visada, man buvo rašę, pavyzdžiui, prieš tai, kadangi ten sekėjų, kiek tūkstančių turiu, sakė, ar balsuosi, gal paagituok, ta prasme, kad žmonės balsuotų, aš jiems parašiau žinutę, kad sakau, aš nebalsuoju. Kodėl, kaip tu gali? Ir mane apkaltino. Aš, ta prasme, kaip tu galėjai, tu po to kaltinsi savo valdžią, kad ne juos išrinkai. Sakau, kiek aš save pamenu, per 29, pavyzdžiui, 20 metų aš adekvatus, pamenu viską. Aš nekartų gyvenime nepamenu nei vieno mažiausio įstatymo, kad būtų priimta ir būtent žmonėms, kad kažką pagerinti. Nepamenu, kad pasakytų, wow, o čia gerai padarė, o šaunuolė. Nebent dabar yra svarstymas dėl to alkoholio, kad nori uždrausti visiškai reklamą, kad pardavinė. Čia nebent kažkas tokio, bet niekas iš to kaip ir negaus kažko gero. Čia tokia, aš sakau, vystymasis, evoliucija, tas gyvenimo gerinimas, tai yra individualus. Ir ta iliuzija reikia atsikratyti jos, kad tau kažkur kažkada suteiks darbą, nes tu baigiai mokslus, ar to valstybė kažkur ten privalo pakels tą minimalų atlyginimą, tu vis tiek vos išgyvensi, nustok tikėtis. Susiimk ir daryk kažką. Viskas kita yra beprasmis, taigi čia keliasi niekur, galim paanalizuoti tos žmonės, kurie kaltina, ieško ir taip toliau. O su tais rinkimais aš irgi niekada nebalsavau, niekad, nors dėl patirties gal reikėtų nueiti, pažiūrėti, kaip tai vyksta, turbūt ten, jo į dėžutę metų turbūt iki šiol. Akmens amžius, bet principas toksai, kad reikia suprasti, jeigu aš balsuočiau Anglijoje, kuri turi pusę pasaulio kolonijų, valdo jas, tai ten ir suprantama, kad aš galbūt turiu tikrai įtaką kažkam aš galiu, bet jeigu aš esu kažkur, tai gyvenu kur,
Tai vėlgi tai čia aišku sąmokslo teorija, o kolonija blogai. Ne, nu gal kaip tik blogiau būtų būti ne kolonija, mesgi nežinom. Ar geriau būtų populiacijam kolonija kokio nors šalies? Blogiau ar ne? Vaikų mažiau miršta, skiepai nuo lygų. Ne tai visi skiepai, jokių paranoja, bet tarp yra malerija, pavyzdžiui, išgydė, penicilinas per karą, nežuvo žmonės. Nu, reikia pasidomėti, yra gerų išradimų, nebūna, kad 100% juoda. Ir taip toliau. Tai ar jie dabar, tikrai tai tingus, nežino, nesupranta, bet tu tokiu esi pozicijoje, kad tu negali. Tai sukurti darbo vietas, pastatyti gamyklas. Ir iš tikrųjų dabar jau ten ir Kinija jau klesti. Kažkada tai buvo tengi už dolerį dirbo, klesti. Afrika bus, tas pats Afrika bus. Indija po truputuką yra milijardieriai atsiranda, sukuria darbo vietas, gamyklas perneša, aiškės viskas, okei, žmogus evoliucionuoja. Ir jisai greit. Jis negyvens ten kapučiuose ir neprašys išmaldos. Tarkim, po truputuką, reiškia, civilizacija vystosi visa to pačia linkme. Dabar kur riba? Ten, kur didžiausias išverkimas. Tai yra minimumas, kur didžiausias skurdas, bet didžiausias išverkimas, jūs turite. Kur pataikyti reikia? Per vidurį. Per vidurį. O išpirkimas dėl ko? Dėl to, kad pinigų netrūksta, neturi ko žmonės užsiimti? Nukrypo nuo jo, nežino ką daryti. Nėra lyderių, nėra inovatorių, kurie vestų, nes žmogus, ne kiekvienas, aš irgi daug mokymų, žinai, vedu, turiu testus visokius ten žmogui, bet ten visi iš esmės pažins save. Testai, tarkim, mes esame skirtingi tipažai. Kas yra tipažas, tarkim, ten arba žmogaus kažkoks, tai energija, vidinė, talentas, kas tai yra? Tai tas pats kaip vyras ir moteris. Tai yra skirtinga. Tai tas pats yra toksai, pavyzdžiui, tu kūrėjas, ar tu ten specialistas profesionalas, ar tu ten, pavyzdžiui, organizatorius, kaip verslininkas gali valdyti žmonės, pavyzdžiui, kaip lyderis, sakykime. Taigi reikia įsiaiškinti. O pas mus mokykla visi vienodi, neįsišok, neįsikiš, ką čia klausimų uždaviniai, visi pionieriai, spaliukai ten, žinai, visi tai tokie dalykai. Todėl žmonės pasimeta, kai eina vystymosi tam socialiam, raida tokia socialiai, pa žmonės, jie vystosi karjerą, namai, taip toliau, jie pasiekia, kas toliau. Viskas. Pranti, jie patenkina tos poreikius, viskas, ir tada išprotėjimas. Žinai, tada jo daiktai, mados, vyno gurų, viskio, gurų maisto, eina, supranti, smaguria. Toks, pagalvoju, taip žmogus, tokia didinga esybė, tokia, ne, siela. Ir jisai užsiema tokiais dalykais. Liūdna, kolekcionuoja ženkliukus, supranti. Turiu 534, dabar dar vieną radau. Tai viską, ką tu gali, visada užduodu klausimą, tai viskas, ką tu gali žmogui. O ką? Sak, viskas? Tu kokie, aš tai paklausiu. Gi liūdna. O pasiekus aukštumas, padėti kitiems reikia? Taip, faktas. Faktas. Tu tempi paskui save. Mes kažką, mes, pavyzdžiui, neblogai gyvenam. Ir mes taip niekam nesakom, kad gyventi kaip reikia, nesakom, bet mes matom, kad pastebim, kad tai, ką mes žinom, kokį kelią nuėjom, tai yra naudinga kitiems. Tarkim, aš taip už tave patį nusprendžiau, dėl ko tu tai darai. Aš, pavyzdžiui, darau, gal pritarsi, gal ne. Aš darau dėl to, kad aš matau, tai mano patirtis, tas mano žinios yra vertingos žmonėms ir atneša rezultatą jiems, padeda jiems. Mano metodikos, technikos, žinai, ką aš darau, mokymai, padeda. Tai kaip aš galiu nedaryti? Aš negaliu, tai, aš galiu sėdėti, aš žinau. Tai čia... Informacijos trūkumas, konkrečios informacijos trūkumas. Užtat šūdo pilna visada per televiziją ir ausis per radiją, kiek nori įsijung. Aš pradėjau tą daryti specialiai, kad žmonės išjungtų teliką. Nes ten yra, aš neįsivaizduoju, kaip galima žiūrėti televiziją. Ten tiesiog. Dar naujausias tas, tai mane ten aš juokiausi ilgai ir negalėjau patikėtas, kalinių žmonas ar kažkoks atsirado. Tai ten, mistika man, mistika. Ką nori parodyti? Aplamai, kokią, čia baisu. Bet tai lengva žiūrėti. Nereikia susimastyti. Tai nėra edukacinis filmas, tai nereikia, sakykime, pasižiūrėti, sustabdyti ir apgalvoti mintį, ką pasakė. Čia tiesiog žiūri ir viskas, tau tiesiog pila ir tu, taip sakant, valgai, va čia sėdim, tu valgai, nueini miegoti ryte, atsibundi, padirbėjai, vėl valgai, dieną iš dienos. Taip. Bet tai čia, Vadimai, čia matai, reikia suprasti, iš kur tai kyla, iš vaikystės. Jeigu tu vaikystė, kas sako mums? Neuždavė klausimų, nustok, kiek galima, išauksi suprasi, dabar pabaig mokslų, būtinai mokslų turi pabaigti, kitai valysi gatvės, ten paskui institutas, apsiženyk ten, žinai, tos dalykus ir tu pripranti paklusti. Tau sako, oi, tiek daug problemų, nustok, čia neįsigalvok, nes visai saugusi aplinkai, jeigu tu kažką įsigalvosi, reikės tai spręsti. O spręsti, žinai, tai problemos, tai sugalvoja, spręsti reikia. Ir tu susiformuoji tus modelius ir viskas, tu taip supranti, kaip gyventi viskas. Kai tu išsivaduoji iš tos matricos, sakykime, tu pradedi mąstyti kitaip, tave tai išgąsdina. Pirmas tai yra išgąstis, paskui pyktis, nes pa žmonės dažniausiai, supranti, kad
Yra tas piktis iš tikrųjų. Kosmosas, paskui tu pradedi pykti. Tai praeina visi, kas dvasinę atkarpą praeina. Žinai, šviesus, tamsus, geri, blogi, aš dvasingas, kiti svoločiai niekšai. Tai praeina, kiti nepraeina, užstringa. Visą gyvenimą gali ten sėdėti. Jis faina, žinai, man nieko nereikia, žinai, čia jūs visi tokie. Nu, čia yra toks geras anekdotas, sako. Sėdi prie restorane, žinai, ir vienas sako, oi, sako, man jūsų tie visi iPhone'ai, iPadai, Mercedesai, sako, tuštybė. Tai sako, gerai, gerai, sako, už tai sumokėt, jeigu galite. Tai va čia yra, vat, nu... Bet žinai, dėl to pykčio aš dar praeitais metais, tik tai metais, sakykime, tu prasidėjo, tai 4 mėnesiai praėjo, nepilni. Bet dar praeitais metais aš žiauriai pykau ant žmonių. Ir aš negalėjau to suprasti, kodėl. Aš pykau ant visų, kad jie nedaro taip, kaip aš. Taip, Bet dabar, nu, aš čia gerai. kai aš dabar prisimenu, tai galvoju, kodėl, aš negaliu suprasti, kodėl tas pyktis buvo. Ant savęs. Nes supranti, kad, nu, toks pat buvai, mes pykstam iš tikrųjų kitų, nu, kitas pyktisgi pas manyje, tai kankojasi. Tas kitas tai dirgiklis. Ir tu galvoji, o, tu blemba. Tai pats, kai mes pykstam ant turtingų žmonių. Žymių, nu, ašgi galiu. Tu pažiūri, blemba, tas pats sėdėjo solė, o dabar jis ten per teliką. Žinau aš jį, apgavo, paveldėjo, ištekėjo, apsiženėjo ten, įsikišo, nu, aš jį ten. Bet todėl, kad suprai, kad ir aš galėjau ten būti. Viskas. Simple. Bet aš pasižiūrėjau visus serialus. Aš žiūrėjau serialus iki 25 metų, visus žiūrėjau, žiauriai. Ne, nu tai aš irgi žiūrėjau, Sopranai. Bet aš visus Klasika. žiūrėjau ir viskas. Valgiau, treniravausi ir žiūrėjau serialus. Bet šiaip liūdna, ne, kai esi pats jauniausias, kai esi, tai va todėl tu paskui pykai, supranti, nes va tas pyktis yra, kad tu galvoji, ir paskui bandai vytis. O kaip tą pyktį paleisti? Man jisai, aš nežinau, ar jisai jau galutinai praėjo, bet man jisai praėjo, aš jau beveik nejaučiu pykčio ant kitų. Bet kaip jį paleisti, kaip greičiau, jeigu kažkas žiūri ir galvoja, blemba, iš tikrųjų čia aš, kaip man paleisti? Ateikit pas mane į kursą, Vadimai, darysim nuolaidą, ateik į kursą, praeik. Aš pirmą mėnesį mokinu, kaip dirbsiu savo vidinių emocijom. Nes be to niekur nenueisi, nes kai tu disbalansą, nu žinai, pyksti, tu negali priimti normalaus sprendimo. Arba tu euforija, wow, kaip noriu, viskas, tu neadekvatus. O reikia būti tokiu. Bet argi tai nėra žmoniška emocijos? Nu, žinai, aš, pavyzdžiui, taip, iš tikrųjų daug labai apie tai galvojau, čia duoja 10 metų apie tai galvoju, kas yra žmogiška. Ar žmogiška yra pykti, ar žmogiška yra ten euforija, šokinėti, kaifuoti, žinai. Ir galvojau, kas tai yra. Ir supratau, kad reikia žiūrėti gamtą. Ir mes gamtoje nematom, mes matom gamtoje tobulą raidą tokią, ne? Ir tobulą tokį sinchroną, tokį, žinai, viskas sinchroniška. Tai yra, širšiai jinai nei pyksta, nei ką, jinai reaguoja. Vilkas neurzgia ant tavęs, nes, nu, tai jeigu jis eina, viskas, pas jį nėra emocijų. Jisai yra plaukia, tėkmė. Ir supratau, kad iš tikrųjų taip, mes žmonės ir galbūt ne vieną gyvenimą reikės valytis nuo tų emocijų, žinai, jos užplūsta, jos būna, bet tai ne norma, o tai ne norma, kuri dar tęsiasi. Ir iš tikrųjų, pažiūrėkit, didelių žmonės, jie va tokie. Jo, ramiai. Jisai taip, uždirbau, kaip, padariau taip, Nobelio premiją davė, tingiu, nevažiuosiu atsiimti, supranti, jokių nėra. Tu galvoji, kaip? Ir mes pradėjome galvoti, bejausmiai, beširdžiai. Bet būtent va tie visi, kur tipo širdžiai ir jausmiai, jie yra visą laiką prastai gyvena. Kodėl? Nes jie yra emocijų tame ir viską griauna. Viską, jos griauna viską, santykius, sveikatą, viską. Mes sergamgi ne dėl to, kad mūsų kūnas gali 200 metų gyventi. Tiesiog net su tokiom sąlygom. Nu, ten alkoholis, stresas, viskas. Viduj. Tu griauži save ir tos, nu, visos, kaip ten sako, lygos, nu nėra. Nu, tai va čia tas. Ir viskas, todėl pirmiausia tai valdyti. Ir aš galvoju, kodėl man irgi va taip tasu. Kaip ir sekasi gyvenime, bet vis pas mane kažkokia tokia, kai tu tampi neutralus, toks, žinai, kaip tarp pliusų ir minusų. Kaip sako, vakuumas, ten tyrinėja, tai aišku, atsiranda viskas iš vakuumo, ten reiškiasi. Tai, nu taip sako, taip žinai, aišku, kaip gali iš nieko kažkas atsiras. Nu čia toks. Bet principas yra plius minus. Ir tu tarp to, tas filosofinis akmuo, visi sako, kas tai? Būtent va tas auksinis viduriukas, kai tu suvoki abi pusės. Suvoki? Bet žmogus tą gali suprasti, kad pavyzdžiui, kad jisai neteisingai gyvena, arba kad jisai tikėjo kažko visai kitokiu, jisai gali suprasti ir 20 ir būdamas 70 metų. Taip. Visiems skirtingai ateina, nuo žmonių įtaka. Nu, tai va tas liūdniausia, kad mes matuojamės svetimais moduliais, svetimais gyvenimais. Matuojame, žiūrim, reikia taip, žinai, nu, mums taip atrodo, mes gyvenam, nepatinka. O taip. Mes būdamas 30 reikia turėti vaikų, šeimos. Jo, kaip pavyzdys, taip. Ir tu paskop, žiūri, kad man nereikėjo šeimos, aš dar norėjau keliauti, pavyzdžiui. O gal man nereikia vaikų, nes aš dar pats kai vaikas. Nu, būna tokių dalykų, bet tu, taigi reikia. Taigi, o tu kaip? Tai čia ir gaunasi, žinai, kaip yra kažkur nesenai žiūrėjau, kad 3 lygiai durnių yra. Yra durnius, kuris durnius, nu tiesiog vis tiek nesupranta.
Paskui yra Durnius matricoje. Jis viską žino, kaip turi būti. Jis viską, va taip turi. Bet jis iš esmės įsivaldomas visiškai jis priklauso. Ir net kas nors atsitinka netyčia, tai jam ten šakas, žinai. Todėl pilnos ligoninės, pilnos ten psichiatrinės. Ir yra tas Durnius, kuris iš tikrųjų viską supranta, bet jis visiems kitiems Durnius. Nes jie nesupranta, ką išneka, suprantate. Tai kai mes žiūrim, ką nors, žinai, kodėl aš sakau, niekada aš vis ieškau, galvoju, kur žinai, galėtų pasimokinti. Į seminarą, paskaitą, lekciją paklausyti, vis galvoju kažkur. Ir vis nerandu. Tai galvoju, arba aš gal labai protingas, bet iš tikrųjų paskui supratau, kad ne, ir pradėjau analizuoti. Ir aš dabar atidarinėjau konferenciją, ir ten vadovas, milijardierius, kažkur, bet nematau ne vieno trenerio, mokytojo. Tai ką aš galiu išmokti? Tai tas pats ir čia, supranti, kas yra, mes modelis mokinamės. A mums nemokino gyventi. Mums sakė, mokino, kaip būti to, kaip atlikti darbą. Va, kur problema. A mums reikia mokytis gyventi, tai yra kaip reaguoti į įvykius. Žinai, kas čia veikiu, kas aš, žinai, kokias vertybės reikia, tarkim, nepropaguoti, bet, vystyti savyje. Neaišku, mums sakė atitik, viskas, tai žmonės. Ir todėl taip, jeigu mokintų jos nuo jaunimo, tai suprastų, kad jisai, tarkim, atėjo čia vystytis, kas yra sveikas kūnas, kas yra ligotas. Žinai, visi tokie baziniai, kur mes visi žinom, tarp kitko. Mes visi žinom. Visi žinom, kad kenkia. Visi. Tai man sako, ką man daryti, paklausė. Sakau, padaryk viską, ką tu žinai, ir to bus gana. Mes visi žinom, rūkyt blogai, sportuot reikia, taip, lavintis, knygas skaityti, bendrauti su pozityviais žmonėmis. Mes viską, aš dabar galiu nekartoti. Mes viską žinom, kas tai daro. Sunku? Prisiversti reikia? Sunkiau negu sėdėti? Taip. Tai čia aišku lengviau telikai įsijungi, sėdi savo, patį geriai, fainai. Kam čia dabar, ko tu čia mes sėdėm rašinė? Kam čia tokios dilemos? Penktadienis, Vadimai, varom į klubelį. Iš tikrųjų, ko čia dabar? Vienas gyvenimas. Ir tarp kitko, mums kažkas žiūri, aišku, maža tikimybė, kad tokie, nes penktadienį vakarė žiūri tikrai tokie kaip mes. Bet tarkim, žiūri, galvoju, o Dieve, kokie sunkus. Yra tikrai taip. Ir jie galvoja, kad dar mus net nelaimingi. 100% yra žmonių, kurie galvoja, o Dieve, tu matai, nelaimingi žmonės, jie čia vis ieško, eik, tu gyvenk ir džiaugtis. Bet jeigu mes pažiūrim ilgalaikiai perspektyvai, 40 metų. Bet aš dabar nelaimingas, bet... Kur mes einam, mes esam pakankamai tokie nelaimingi dėl to, kad mes siekime daug. O tai ir nėra lengva. Jeigu sieki mažai, tada tu laimingas kasdien. Tam penktadienis, pirmadienis, oi gerai, kaip čia pavėluoti, gal šefo nėra, vėluoju, gerai, vėliau atvažiuos. Viskas. Bet jis iš tikrųjų jis realiai laimingesnis žmogus. Ir aš nuo vaikystės pavydėdavau visiems. Rimtai. Ir aš galvoju, kaip man tapti tokiu pačiu. Tiesiog, aš galvoju, kad aš nenormalus. Prantai, visą laiką negana, vis kažko. Ir man visi sakydavo, kiek tu gali nusiraminti. Ir aš rimtai galvoju, kad nenormalus, bet aš normalus. Kaip ir tas kitas, kuris sako, nusiramink. Aš įtraukdavau pas save. Sakau, tu klausyk, ko tu tiek tai gali? Aš gerzinu sielą, žinai. Taigi žmogus kolekcionuoja, tai reiškia, jisai laimingas. Viskas, nereikia nieko daryti. Rimtai. Aš niekada nepasakyčiau žmogui, sakytų, tu laimingas, tai, bet gal reikia ką nors, ne. Kai tau taip biriauš užpakalį, kad tu negalėsi nesėdėti, o tada atėjai pas mane. O kitaip, kam? Realiai mes viską darom, kad būti laimingas. Mes dirbam, norim užsidirbti pinigų, kad nusipirkti mašiną, kuri padarys mums laimingas. O, taip, šiek tiek. Nepadarom. Taip. Dirbam dar toliau, kad sutaisyti mašiną. Dirbam daugiau, kad surasti antrą pusę. Tokia trumpalaikį perspektyvą mąstas. Ir tu irgi pyksti, tu pažiūri, kažkoks jaunuolis ateina, tu pamatai ir jis, va čia taip, tu matai, supranti, kad tai, ką jis darys, atvesi į niekur. Ir tu pyksti. Durnas, ką tu darai su savim. Ir tu pyksti, bet tu neturi teisės pykti. Nes tu pyksti savęs, reiškia, tu irgi nepakankamai padarai viską. Aš tik matau kokį žmogų ir aš galvoju, bliam, jis turi tokį potencialą, iš karto suprantu, kad veidrodis. Kad aš kažko nedarau. Ir aš daug dalykų atsisakau, pavyzdžiui, daug dalykų, kvietimų, seminarų, interviu kažko aš atsisakau, kad tai nėra man vertė. Pranti, kitaip. Bet Evgenijau, pavyzdžiui, sutinki gyvenime žmogų, pavyzdžiui, 15 metų arba 10 metų jaunesnį už tave ir tu, kaip ir pasakei, matai buvusi save arba veidrodį. Bet matai, kad jisai dar to savo potencialo neišnaudoja. Bandytum jį ištraukti ir parodyti, kaip iš tikrųjų reikia. Ne. Aš bandžiau, patikėk. Aš bandžiau. Visam savas laikas? Jo, tas mane iš tikrųjų liūdina, žinai, pykčio man jau nebūna, bet man dar būna tas atodusis iš tikrųjų, dar ne viską pradirbau nerealiai, žinai, bet liūdina tai ir aš, aišku, dėl to skatinu visus dalykus, rašinėjau tos video, žinai, iš tikrųjų dėl to aš ir darau. Daug kas gaili žmonės, bet nieko nedaro. Aš pasirinku daryti, žinai, kaip ir kiti, prieštarauja švietimo sistemai, bet kažkodėl tai mokyklos jokios nepastatė, ne? Vat kas pastatė alternatyvą, tada šaunuolį. Todėl be abejo, aišku, liūdina, nes iš tikrųjų visi turi didžiulį potencialą. Visi, aš galiu per, 3 valandas surodyti, kiek jis gali daug padaryti ir jis supras, kad tai tiesa, jis negalės pasiginčyti.
Bet, žinai, emocijos, baimės, blokai, įsitikinimą, aplinka, jis susiurps atgal. Ir būdavo, ir aš net visi didieji mystikai sakydavo, kad sako, nu, vat, ir ta Tolstojus man sakęs, kad jeigu žmogus pradėjo tavęs nekęsti, tai iškės labai daug padaryta dėl to žmogaus. Tai yra, mes pažeidinėjom, nu, dievišką tvarką, suprantate, mes negalim kištis, kol jis nepaprašo, kol jis nenori iš tikrųjų. O mes, žinai, gelbėtojai visi, žinai. O, čia to padės, tu gali bičias davai, ką, jisai tu jam duodi motyvacijos, jisai pradeda daryti, bet jis nepasiruošęs. Ir jis paskui žlunga, nes jis neatlaiko tas. Todėl ta motyvacija, taip, tai faktas, tai jam dar blogiau, nu įsivaizduoju dabar, tu gyveni ten, tarkim, kažkokiam lygiai ten, nu, pinigais matosim, nematosim, koks skirtumas. Kažkokiam socialiniam lygiai 5 laiptukė. Nes tave užpušino koks nors gūrų, bet tu pasiruošęs 3, nukriti bats į 2, tau viskas depresniakas, aš nieko nevertas, aš nieko negaliu. Kas pas su vaikais vyksta? Su vaikais kas? Jam viską. Suprantate? Kaip reikia, aš nežinau, kokias stiprybės reikia tėvam turėti, kad sugebėt su vaiku, aš nežinau, čia reikia mokyklos kokias praeiti kietas, nes mes negalim pasibrėžti, mes, ką nori. Ir jisai supranta, kad viskas jam, jis Dievas. Ir paskui jis pataiko pasaulį ir jį ten pradeda niekinti. Ką jis sako? Aš nevykėlis. O pasaulis visada toks buvo. Ir kai jis buvo, mane manė, kad jis Dievas, ir visada buvo toks pat. Nu, eini per gatvę raudoną, bam. Nesvarbu, tu ten fainas, tu ne fainas, tu geras, Dalalama, žinai, motina Terezė, ar sakau, Hitleris koksai, ar maniakas, koks skirtumas. Todėl, matai, viskas iš tikrųjų, tai turbūt kaip šneku, kaip ir aišku, bet dabar kaip nuvesti, ne, kaip padėti, skleisti va tokias žinias, o ką? Tiesiog kažkur po šiek tiek, ne? Taip. Aš kaip visada sakau, pasižiūri podcastą, pasižiūri tą, na, sakau, po to nueisit miegot, jeigu podcastas buvo geras ir jeigu jums užtaikė, tai jūs neužmygsit ir bent jau... Bля, man nesąmonę pasakė. Nu ne. Ja, tas... Ir pamažu laužo. Plius yra dar energetiniai visokie principai. Tu nepasieksi daug, kai darysi nemokamai mokymus. Bet tavo mokymai, kurie, aplamai bet kokio žmogus mokymai, pavojingi, jeigu yra nemokamai. Nes tu gaunasi, kad keities gal nepasiėmė, žinai, tada pas tai pradeda mažėti viskas kita, tavo materialumas krenta. Iš pradžių turbūt padėkų užtenka, bet po to turbūt jau tos... Jo, balansas, taip, čia aš irgi tą praeidinėjau labai giliai, oi, ten sunkus metai buvo labai. O galvoju, kaip aš toks geras, aš visus čia gelbėjau, žinai, padedu realiai, pas juos ten viskas auga, viskas gerėja, o man prastėja, aš gal kažkai nesąmonė. Pranti, gal kaip čia dabar nesąžiningai, žinai. Tai paskui tai turi duoti rezultatą ir tu už tą rezultatą atsakai. Supranti, čia ne šiaip sau, kaip pas mūsų daug visokių čia tagūrų prikėpta. Ai, nu čia, žinai, kažką suprasti, kada, nu, tu kas čia per toksai. Ir jie prastai gyvena. O tu turi prisimti atsakomybę, nu, žiūrėk, pavyzdys visada yra toks metodas paraleliai. Tu ateini į baseiną mokytis plaukti. Tau sako, nu tai šok ir plauk. Nu nepavyko. Jis turi konkrečiai žinot metodologiją, kaip tave saugiai išmokinti. Tokių mokymų yra. Tai reiškia, visi, kas jūs matot, mus matot, ieškokit tokių mokymų. Kad garantuotų rezultatą. Ką tu pasieksi? Vairuotojo automobilį ateini, taigi niekasgi nekyla iš jūsų, kad kaip neišmokys, taigi aš moku pinigus, taigi ten yra sistema, taigi yra šimtai tūkstančių žmonių, kurie išmoko. O yra tokių mokymų, opa. Turiu mes gaudom po krupelę, mes gaudom po tą, žinai, mes gaudom, tai aš irgi taip pat, šimtai mokytojų, kaip sakant, YouTube'as, knygos ir aš visur klausau. Visur, taip, bet čia sunku labai. Labai sunku, būtų lengva, žinai, ateitų, sakytų, va taip, nu, pavyzdžiui, suduokit, padaryti, kaip nors išmokinti kažko, gyventi, suduok gyvenimo mokykla. Kaip metodologija, kokią reikia sukurti, suduoji. Todėl irgi, va, aš nusprendžiu, kad kiekvienais metais planuoju kursą, žinai. Tai pas mane iš mokyklos tai yra bazė suvaldyti savo emocijas, va, tą suprast dėsnius, kaip jie veikia, kaip jie įtakoja verslą, santykius, žinai, vyriška energija, moteriška, tokie baziniai, ezoteriniai, sakykime, dalykai, bet jie realiai, tokie, va, per protą. Tai irgi tas pas, kaip pasakoja, žinai, rašo žmonės, savo normalu, kad aš nemiegu 3 dienas. Nesupranti? Taip, čia pastovė, mes persivėjom, pas mus net yra pirmoji pamokoje sakom, nepergyvenkit, jeigu nemiegosite, ar ten, žinai, nu, taip, nėra košmaro, bet tu galvoji, gal kaip aš gyvenau. Man būna rašo tokius atsiliepimus, kokios sako, man 65 metai, taip, aš ten dar kažkokį tai dirbu švietimo sistemą, ar kas dabar prisimenu, sako, aš supratau, sako, kad aš absoliučiai viską ne taip dariau. Sako, ačiū Vigenijau, žinai, sakau, aliluja, pašventinti jūs, sakau, kad jūs, nes kitas sakys, nesąmonė, tu nusišneki. Bet žmogus, nu, kai jis turi va tavo, matai, tai reikia laukti, kada išaugs. Pranti, žmonės auga, mes visi irgi augam. Taugi nepatiktų, kad aš plaukų trauktų. Nu, žinai, va, medis auga, tugi netraukia tave greičiau, tu negali. Nu, tu laistyt gali, ten saulutę gali, bet tu nelieti jo.
O čia tas pats su žmogum. Mes vat neliečiam jų, bet mes vat YouTube parodom, jo, ten kažkada. Bet yra visi baziniai tokie dalykai, kaip pavyzdžiui, stenkis sveikai maitintis, čia tavo kūnas, nevartok alkoholio, nekenk kitiems, stenkis galbūt neapkalbinėti bent jau kažkas kito, ten važiuodamas automobilis stenkis nepipsent ir stenkis nepravadžiuot žmonių, nes, iš tikrųjų, atrodo tokia smulkmena, tiesiog niekam nepasakysiu, pavyzdžiui, nepasakysiu blogo žodžio, jeigu man kažkas užkirs kelią. Taip. Bet sunku, iš tikrųjų sunku. Bet labai geras momentas, kad tu pagauni, atrodo, kad... Taip. Ir tu jauti, kad yra progresas. Taip. Vienas žmogus paklausė komentaruose, mačiau prieš tai irgi, o ką man daryti, jeigu aš neturiu tikslo? Žiūrėt transliaciją? Viskas okei? Jo, skambėjo. Tai vat ką daryti žmogui, jeigu jisai neturi tikslo? Bandyt susikurt, bet aš įsivaizduoju, jeigu jisai klausia, aš taip įsivaizduoju, jisai nėra laimingas. Būna žmonės rašo, ką man daryti, pas mane apatija viską. Visiškai nusispjautum. Jo, aš turiu, čia labai paprasta, visiems bus aišku iš karto iš tikrųjų. Pirmas dalykas, mes labai, man čia tokia, aš net galvoju, gal kažkaip naujo kažkas jau pas mane susikūrė, bet žiūrė, viskas lieka tas pats. Neturėjimas tikslo irgi tikslas. Šitą klausiau. Klausai, ne šitą girdėjai, jo, čia sena tema. Iš tikrųjų taip yra. Žmogaus tikslas neturėti tikslo, nes, taip yra. Jis čia neprotinis toksai, žinai, nusprendžiau toks būsiu bjaurus. Ne, čia yra kažkur iš pasąmonės eina ir jis sako, vat aš neturiu tikslo, mane jūs turi, kaip jums gerai, o aš neturiu. Tai tavo tikslas neturėti tikslo. Viskas. Ir netgi jeigu jam į galvą lenda kažkoks tikslas, kad galbūt reikėtų pakilti karjeros abis, vėliau. Tai čia jis neturi, tiesiog nereikia, man sako, kaip kovoti su tinginystė pagal Evgenijų. Atsigult ir gulėti. Iš tikrųjų. Mes neleidžiam tekėti per save tam, mes pradedam save, tai neturi būti. Iš kur tu paėmė, kad tai neturi būti? Kas to pasakė? Kas pasakė, kad reikia turėti tikslą? Kas? Aš, pavyzdžiui, niekada nesakau tokiam kontekste, aš klausiu, ar turit, koks jūsų tikslas? Aš iš pas mane, šitas kompas veikia tik sprendimais. Man labai sunku kalbėti taip kažkaip, žinai. Man sunku tai, bet čia vėlgi, čia ne pliusas. Čia, nežinau, čia ne kažkaip aš toksai, supranti. Čia jokių problemų. Tai ir todėl čia yra normalus dalykas, ir reiškia, jo tikslas neturi tikslo. Ir jis kol kas gyvena, paleidžia tai. Ir paskui, jisai sako, gana. Kaip ir tinginystė, kaip ir apatija. Apatija, depresija, tai yra energijos stoka. Energijos nėra, nes nėra tikslų. Čia kita tema visai. Kai atsiranda tikslas, yra. Ir aš irgi čia vedžiau, MLM-ams vedžiau, irgi tas pats, sako, aš ten neturiu energijos skambinti klientą. Mano tas yra video, YouTube, nueikite mano kanalą, pažiūrėkite. Sakau, kodėl? Tai reikia pirmadienį apskambinti 5 žmonės. Sakau, gerai, sukūrėm tau precedentą. Sakau, aš nupirku tavo Maldyvus kelionę, užšaldau ją, bet jinai atsišaldo tik tai, kai tu paskambini 5. O tai moteris buvo, ir tai aišku paskambinti. Sakau, tai žiūrėk, tai ką nenorėjai, reiškia, ne tas tikslas, tu reikia keisti vektorių. Aš daugelį dalykų nekenčiu daryti, daugelis nemėgstu, daugelį darau taip, o daugelis, tai viskas vektorių keiskit, tiesiog, jeigu tu eini nemėgstamą darbą, žiūri nemylimą žmogų, važinėjai su trūliku, tai kokį tu, kur čia kaifuoti? Pavyzdžiui, kur, jeigu tu nenori to, nes kiti nori, tai buvo problema. O jeigu tu nenori, tai ką tu save gulinėjai, kaip save sumotyvuoti daryti tai, ko tu nenori? Ir man todėl motyvacijos nepatinka, nes jos motyvuoja tave daryti tai, ką tu nenori. Tarkim, reikia tikslo statyti, visi tokie, gerai statom. Dabar jūs ten daryti, darysiu. Nepadėjo. Tai čia viskas, iš tikrųjų, patarimas, jeigu kažką sudėtinga labai, tai ne nuo Dievo. Viskas labai paprasta. Logiška, paprasta. Nes jeigu tik ten, žino, čia algoritmai, matrica, mes perėmėm į modulius, virš Dievo sąmonė perėmėm į absoliutų protą, viskas, jau smegenys sukasi. Nereikia tokių, viskas iš tikrųjų gyvenime paprasta. Nauda žmonėm, tau graža, sveikas kūnas, puikus santykiai su aplinka, su aplinkiniais, su šeima, nuolatinė kūryba, kūryba ar profesinė, tarkim, kad tu visą laiką lavinęs kaip specialistas, ar tai kūrybinė, kaip kažką išradėjo, vystymasis, laisvė, dvasinė, teritorinė, finansinė, tokia, kad tu galėtum daryti, ką nori, viskas, paprasti dalykai, ten viskas, 5. Viskas kita, tai ten, žinai, mane padarytų laimingą žmonaus raudoni plaukai. Bredas, jau kažkas ne taip. Ar kas nors, pranti. Bet realiai viskas galvoju visada. Kiekvieną rytą realiai atsibundi ir kovoji. Vienas sako, davai dar pagulėk pamiegok, kitas sako, ne, davai atsikelk,
papusryčiauti. Nu gerai, bet aš vadinu. Nu, kaip laikysiu tos teorijos, kad mes nemastom. Mes žmonės nemastom. Mes sujungti su energoinformaciniu lauku Žemės. Ir ten yra visa informacija. Ir mes mastome tą, ką mes galim pasiekti. Nu, žinai, antenos įgydys. Žinai. Kaip tu pritari tokiam kaip man? Aš tiesą sakant, net negaliu tokiam temam kalbėti, nes būna kaip ir viskas aišku, fizika, visais dėsniais fiziniais vadovaujasi, bet būna atsitinka tokie momentai, nu, kur suveda, nu, pavyzdžiui, kaip mane su tavim suvedė, tiesiog, galėjau tiesiog nepasižiūrėti į eilę tą, kad tu stovėjai tiesiog eilėje, gyvenime nebūtum susipažinę ir viskas. Nu, kodėl man reikėjo užvažiuoti ten, aš ten negyvenu. Faktas. Tai čia ir yra esmė, kad susijungia, nuėjo ir tai kažkam viršui tapo reikalinga, kad mes sueitume. Dėl vieno kokio nors išgelbėto žmogaus, kuris pažiūrėjo, kažką padarys, sakys, aleluja, jis nežino kas. Jis gal šiandien eis, pavyzdžiui, gerti alų ir nepatrenks į mašiną. Nunuliuojam, suprantat, tai yra, tai gali būti. Ir mes daug labai misijų atliekam, todėl reikia klausyti tik savęs, tik va čia, ko tu jauti. Aišku, tai sunku, kitas sakys, jaučiu, reikia šiandien prisigerti. Čia jau, čia jau reikia ir logiką įjungti, jo. Gal kartais reikia ir prisigerti. Iš tikrųjų, kokia problema? Bet, jeigu tai nuolatinis jau tampa tikslu gyvenimo, tai problema. Todėl, iš esmės, principas toksai, kuo tavo antena galingesnė, tuo tu pasieki aukštesnį informaciją. Jinai neslapta, o visi žmonės slapta. Neslapta, tu nedaugai iki jos. Ir tiesiog tas principas, todėl ten visos, ir tavo mintis ateina to lygio, koks tu esi, kokia tavo branda. Ir todėl, žinai, vienam ateina kaip čia pavogti, ja? Nes reikia, kitas sakys, kur čia eiti užsidirbti. Kitas sako, davai kažką ten sukursiu, trečias kažką, čia, tokia, žinai, aišku, tos kastos indiškos, ten visokie tokie, bet viskas iš ten, ko jie saugo, jie mato, kad žmonės skiriasi. Ir tai yra problema, nes mes visi norim laimės, o laimės aš negaliu visiems suteikti tokios, kokiem reikia, jie visi skirtingi. Nu kaip? Bet dirbtinė laimė. Mums reklamuoja, kad laimė yra atsigerti alaus prie ežero su panom. Mums yra laimė nusipirkti telefoną, bet tai nėra laimė iš tikrųjų. Mes prieš 1000 metų negalėjom būti laimingais nusipirkę telefoną, nes to telefono tiesiog nebuvo. Žinai, mamuto koja atnešė žmonai ir gerai, neduoda per galvą su pačiam. Žinai, įvairūs dalykai galbūt buvo. Bet, aš ir čia ir taip ir ne. Iš dalies viskas sukurta mums. Ir jeigu tau tai duoda nuneša naudą, tarkim, džiaugsmą, tai kodėl ne? Bet čia tas ne, tai kad negali būti visiems vienodai. Vieną turėdamas Ferrari, jis tiesiog depresnekė bus, nes jam ten brangus kaskot, kažkas dar, nedaugdėja, pavogs, dėmesį, o kitam tiesiog sakys, tai norma, kaip aš kitaip galiu. Čia klausimas ta mūsų, aš tai vadinu taip kitaip. Mes visi turime viduj tokį indą. Indą, ne tą indą, žinai, o indą, kurį galim pripildyti. Ir dabar iš karto, kas mus žiūri, nepagalvotų, kad, žinai, oi, tai pas mane didelis irgi, nedidelė esmė, aš norėčiau mažą turėti, daug lengviau gyventi. Bet jis didelis. Ir aš negaliu užmygti, kol aš nepripildau jo. Nepadarau daug naudos, nerašau kažkokį video, nepradedu pamokų, neperskaitu knygų, visko, negaliu pripildyti, negaliu užmygti. O kitas, nuėjo į darbą, grįžo ir okei, indas dar vystosi, jis auga, ir jis plečiasi. Ir jūs visi praeisit per to, toliau dabar žmonės daugiau nori. Kas dabar nebuvo kokiam Paryžiuje ar kur nors? Visi, iš esmės, kas mus žiūri, 9%. Paryžius toksai, žinot, ne visiems svajom, bet tarkim, buvo mažiausiai 10 šalių aplankė, ten visur, mašinas turėjo, viskas. Pasakykit savo dėdukam. Niekur nebuvo. Niekur. Buvo kur? Tarybos Sąjunga. Dar kokia Lietuvoje. Lietuvos Respublika. Bet buvo laimingi. Ką? Bet buvo laimingi. Nemanau, žinot. Matai, va čia yra tas niuansas, suprantate, reikia aiškintis ne kas yra laimė, o kas yra laimė man. Va čia yra esminis dalykas, individualiai. Man, tai aš sakau, tai imam globaliai, pripildyti save, o kada jūs pilni, kada jūs, gera diena. Pajuskite, ką jūs darėt, ką jūs veikėt, ką jūs matėt. Gerai, moteriai gal 3 suknelės nusipirkti, o diena, o kodėl čia blogai? Vyras į savo poziciją žiūri, kuriam reikia 3 suknelės, sako, tu čia, bet jai tai yra gerai. Vyras nusipirka kokį ten androidinį kokį lėktuvėlį, žmona sako, durnas, o jis jam gerai. Taigi čia yra tas vidus, todėl daiktai irgi įeina, bet be abejo, daugiau tai yra dėl emocijos. Pasijus. Ramiai, žinai, vienam sako, ramu, ten namą pastačiau, ramu, tai irgi gali būti laimė, tai yra gerai. Bet vis tik tai, jeigu tikra laimė, labai, negalėsime sutikti, nes labai logiška. Asmeninis progresas. Mes daugiau nieko nebūsim, nesijausim gerai. Asmeninis progresas. O dabar visi, kas nužiūri, jūs paaugot, viskas. Asmeninis atspindi įvairius dalykus. Atlyginimas, statusas, karjera, nesvarbu, šeimos pagausimas.
progresas asmeninis. Viskas. Nieko nereikia tam. Tai todėl mes depresuoti būtent ir tada, čia atsidarom telefoną, tada biškai geriau. Koncertas geriau. Pageriau. O čia apgaulė, nes asmeninio progreso nėra. O laikas eina. Nu, tai aišku, nedėjimai. Viskas. Taip. Todėl tas asmenis kaip progresas yra ramus širdės, tai paaugau, išmokau, padariau, realiai padariau. Žinai, ne tai, kad aš galvoju, kad aš protingesnis, tai kaip čia parodyk man, kaip čia. Turiu pačiupinėti. Geresnis santykių, okei, puiku, susipykom su žmona šią savaitę ne 3 kartus, o 1. Progresas, be problemų, taip, tai yra wow. Kiti susipyko ne 3, o 5. Regresas, nu tai va čia. Todėl va čia yra švariausias toksai man būdas matuoti. Aš žinai, pastaruoju metu vis, galbūt ar prieš keletą metų galvojau, noriu gyventi didesnėme, nes sakau, ten daug visko, daug automobilių, daug eismo, daug namų daugiau aukščių, pats gyvenu dėl to 7 aukšte, man viskas buvo ok. Bet galbūt dabar pamastau, kad galbūt po 10 metų iš tikrųjų norėčiau galbūt iš vis nuvykti, kad pavyzdžiui, į mažesnį miestą kur nors Ispanijoje, kur nėra šalta, kur yra ramu, kur man nereikia to triukšmo, žinai, galbūt aš galvoju, galbūt ten bus, žinai, laimė. Bet vis keičiasi. Bet iš tikrųjų, kaip pasakai, kad neužmiegi arba eini, pavyzdžiui, miegoti ir žinai, kad kažką neįvykdęs, tada kaip ir sunku, kaip ir grauži aš, pavyzdžiui, save, bet jeigu padarai, tai tada turbūt ir yra ta laimė. Taip. Padariau daug. Gerai, bet atrodo, kad dar galėtum, jau pradėjai kaip ir save grauži, bet ne, palauk. Bet padariau, iš tikrųjų padariau ką. Taip, reikia matuoti save tą, ne viskas pamatuojama ten užduotis pinigais. Yra daugybė dalykų. Ten puikiai praleidai laiką su tėvais, su vaikais, ten, žinai, kai vaikai išmoko vaikščioti, ten pasakė tėtis, nu tai čia yra progresas nerealus. Kiti galvoja, progresas kažkoks toks dvasinis, žinai, išmokau 13 mantrų. Nu, pavyzdžiui, man tai iš vis ne progresas tai yra, iš vis ne joks, pavyzdžiui. Man progresas yra nauda žmonėms, bet žinai, sunku pamatuoti, jeigu tu namą pastatei šeimai, tai yra progresas tavo asmeninis, nes tu neturėjai namo, dabar turi. Tik logiškai. Kiti sakys, oi, čia tau turtų reikia, nu tai... Todėl gyvenimo, kodėl ne, aš iš vis skaitau, kad mes turime būtinai kraustytis, būtinai, mažiausia kartą 7 metus, mažiausia. Aš krausiuosi kasmet. Dabar krausiuosi. Jo, būtas, taip toliau, dabar visą laiką senamiestį gyvendavau, kitose šalyse gyvenau, bet dabar krausiuosi į Žvėryną, į Valakampių, nedavau, man pratolė. Aš dar miesčionis, man reikia to judesio. Bet jau man senamiestis pavargau, nenoriu. Tai dabar Žvėryną krausiuosi, žinai, jau ramiau. Miškas, ten parkas, taip toliau. Nu, Vilniuje, ką aš šneku. Tai galbūt, kaip tu sakai, po 10 metų gal gyvensiu sodyboj. Bet ant kiek tas svarbu, ne? Atsibūstų į vietoj, kur norėtum gyventi. 100%. Nu, aš duodu stovyklos, kaip darau, aš duodu tokį užduotį vienai dienai, duodu žmonėms, kad jie stebėtų, kad jų akis matytų nosis, ausis, girdėtų, matytų, jūslės visos, jo. Tik tai, ką jie nori. Tik tai. Ir aišku šokas, tai kaip? Tai va čia ateina kitas stovyklos dalyvis ir nori paklausti, ką man pasiūsi, nafik, kaip? Jeigu tu nenori kalbėti, jam šoką jis laužo, kaip, ne, mesgi, turi būti mandagus, kultūringi, nu ne, faini. Sakau, tai čia praktika, man siūskit visus. O su kuo nori bendrauti, eikit bandykit, sakykit, labai noriu su tave bendrauti, nu žinai. Nu ten, žinok, žmonėm labai, kaip aš dabar čia taip. Tai žinai, tai ten kas kur nors išeina į kalnus, kažkas prie jūros sėdi. Sakau, aš negaliu, kaip, tai kai ten būna, gal tai tik jūs kažką šneka, bet aš noriu čia sėdėti. O čia, mes nedarom to, ką norim. Mes nedarom. Mes darom, kas privaloma, o taip, ką pagalvos, mes nedarom, ką norim. Tai yra problema didžiulė. Ir taip pat yra kita pusė, sakau, kitą dieną, sakau, tarkim, raskite, kas jums nepatinka. Nes vat visiems, jeigu pas mus čia toksai kaip surasti. Misija, tikslą, ne? Mes atėjome čia tam, aš jau šventai tikiu, kad pakeisti tai, ko mes nekenčiam. Pavyzdžiui? Viską. Ką nekinti? Tugi nekinti tai, kad ten, pavyzdžiui, nežinau, žmonės važinėja su Škodom. Ne. Nu, pavyzdžiui. O, pavyzdžiui, koks nors ten BMW Mercedesas nekenčia ir jis nori daugiau padaryti geresnės mašinas ir padaro geresnės. Suprantate? Pavyzdžiui, aš nekenčiu, kad žmonės yra nerealizuoti, pasimetę, depresuoti, nekenčiu labai stipriai. Nu, šitaip be emocijų, aš nepykstu, bet ir aišku, ką aš darau. Nu, aš bandau tai pakeisti. Todėl kiekvienas žmogus, kuris kažko nekenčia, tai yra gerai, tai yra dieviška, tai yra teisinga, bet tik tai, kad mes tai nekenčia, tai mes diktatūra, žinai, jūs man pabūsit, jūs man nusidirbsit, žinai, o mes turim, nu, kitaip. Ir jeigu jūs matote, kad nelygios gatvės, nu, tai eikite, suremontuokite, jeigu jūs matote, kad ten, nežinau, kažko trūksta, ten, nežinau, pensininkam kažko, eikit padarykit, ieškokit sprendimų, nes jūs to nekesite visą gyvenimą, bet jūs turite tą pakeisti, jūs tam atėjote. Ir kiekvienas, kas kuris kaip Apple, jis sako, kaip atnešdavėm kokį dizainą, staiga užsas, ką jis sakydavo, sako, mes ne Nokia, numeta jį sudaužo ir sako, eikit dirbti.
Nes sako, mes nenokiai, nes sako, aš nekenčiu, nes žmonės neturi gerą produktą, kur paprasta, kur lengva, kur trimetis ten per 5 sekundės išmokti. Aš aišku, supaprastinu čia, bet principas toksai, jis nekentė ir todėl normalu nekęs, tik tai, kad ta neapykanta perėtų į kūrybinę energiją. Žinai, va toksai, va nemėgstu, tai pakeis, o pas mus to nedaro. Nedaro. Pavyzdžiui, nemėgstu gėjų. Jo, einu. Taip. Taip. O tu keis, o kodėl jie tapo tarpu? Kūnas vyro, dvasia moteriška, žinai, siela, tai kaip čia dabar yra. Ir tu galvoji, oha, jeigu tu nekei, tu domiesi, galbūt netversiu jos, bet jeigu tu esi šventai tikras, kad to neturi būti, tai tu kurk mokymus, kažkada, ne, kad jie atvirkščiau atgal keičia, o nežinau, man netrukdo, bet principas, ne. Ir tu tada, taigi normalu, pavyzdžiui, ekologinis maistas, taigi šaunus žmonės daro eko parduotuvės, bio parduotuvės, tai jie nepradėjo griauti Maksimutės, sprogdinti, alaus gamyklas, ne, jie sukūrė alternatyvą, žiūrėk, jie ir uždirba, jie ir daro gerą ir jie yra laimingi. Čia yra geras dieviškas kelias. Pas mus kaip, sugriauti, mane nuodija, GMO, tai tu nepirk, o brangu kainuoja, o matai. Todėl ir sakau, jeigu mes norime iš tiesų, kad nebūtų alkoholio, mes turime nustoti pirkti. Ir jeigu mes įpirksime, o verslas patenkina poreikį. Ir jeigu mes pirksim tik vandenį, tai bus 100 rūšių vandens, o ne 100 rūšių vyno. Kaip paprasta. Bet mes nenorim keistis, mes norim kitus keisti, diktatūrą. Viskas. Tai apie ką kalbėti? Žinai, tai aš nebedrausiu žmonėm, kurie paklausia, kokio jo koncepcijų gyvenimo supratimas. Tai sako, šitie niekščiai, šitie švolčiai, o jeigu vyras, jeigu žmona, aišku. Viskas. Jeigu sako, aš prisiimu atsakomybę, kažką ne taip darau. Jau aš nežinau, ką man daryti, gal gali patarti, ką man padaryti, kad žmona ten daugiau būtų laiminga, kad vyras ten daugiau uždirbtų, man ką padaryti. Rantai? O ne, Virginija, padaryk, kad nors vyras neuždirba daug. Sakau, pats pas jį problemų nėra. Kaip nėra? Jis, žinok, mažai uždirba. Čia pas tave. Kai jis ateis pas mane, aš su juo ką nors padarysiu. Bet jis neteina pas mane, tai tu ateini, tai pas tave problemų. Kaip pas mane problemų? Taigi tu nepatenkinta. Aš. O vyras? Gal ir patenkintas, jam gal ir gerai. Tai pas ką problema? Tai pas mane. Nesąmonė, Eugenijus, aš sakau. Taip. Bet sunku priimti. Taip, sunku. Sunku priimti. Sunku. Sakau, nemokina mūsų atsakomybės. Yra atsakomybė, tai yra pirmiausia, ką reikia prisiimti. Tai yra ne našta, tai yra nesvetima atsakomybė, bet yra būtent mano atsakomybė už mano veiksmus, mano poelgius, mano mintis. Pas mus nemokina, mus mokina paklūsti. Man tas baisiausia būdavo, žinai, paklūsti. Mokinkis eilėraštį, kodėl? Mokinkis. Kodėl? Kam? Tam va šitą turi išmokti. Kam? Ir iš tikrųjų, aišku, niekas nežino, tau pravers. Kaip? Kaip, ja. Dabar visi, kas mus žiūri ir pamatys tą video 10 000 žmonių, tai kiek jūs naudojate žinių iš mokyklos? 1%. Realiai, ir net žiūrėkit, aš dabar visai galvoju, o kada skaičiuojamas? Jeigu tu, pažiūrėjai, įmonė turi buhalterį, tu net neskaičiuoji niekada. Kiek iš jūsų turi įmonės, kur dirbo buhalteris? Kiek? 0,01%. Tai reiškia, mes skaičiuoti nereikia. Realiai, ką kūrą pili, tai arba 5 litrų, arba 5 eurų, tarkim, jeigu pilot, ne? Ten neskaičiuoji. Parduotuviai, jeigu tu pakankamai gerai gyveni, tai, aš nežinau, kiek kainuoja maistas, supranti, aš nežinau, aš perku tą, ką reikia ir viskas, aš nežinau. Taip pat aš ten sumoku ir viskas, ką man? Mokesčiai, tai jie patys atskaičiuoja, tikrai nepavėlos nuskaičiuoti, jums nereikia atskaičiuoti, buhalteris irgi pateikė, jo. Bet kaip mums sako, jeigu nesimokinsi, būsi neišprūsęs. O čia ta didžioji manipuliacija mūsų matricos. Klaidinama informacija, tai yra manipuliacija. 25 kadras, taip toliau, žiūrėk. Jeigu tu nesimokinsi, bus blogai, taip, bet nesako ko. Mokintis reikia kiekvieną dieną. Mes ir mokinamės, kasdien patiriam kažką, bet mus nemokina, ko mokintis. Tarkim, dėsnių, atsakomybės priėmimo, kas tu esi, žmogiškųjų tų vertybių, ten jo tikslų mokėjimo, ten visokių vizualizacijų, visokių dalykų, tokių dvasinių, materialių, tą mokintis. A mums sako, mokintis jo, ir tu jauti, kad tiesa. O kur yra bloga informacija, tai manipuliuoja. Tarkim, per žinias kokią nors frazę, kaip nuskamba. Kad nors, nežinau, Rusija negalimai puola, o pavyzdžiui, Rusija ten, mes manome, kad Rusija puola. Ką žmonės išgirsta? Rusija puola. Ir tai yra, ir kaip ir pradėt girdėti, viskas, ir mes žmogus supranta kaip tiesa, nes žmogus, o plus dar žinot, kad melas pakartotas daug kartų tampa tiesa. Tai yra, tokios, tai yra, mes žmonės tokie, socialūs, mes taip suvokiam. Ir todėl gaunasi, ir mes žinai, jų čia, todėl pirmiausia, kad pats supranti, nežiūrėti, jokių žinių nieko, tada tu įsivalai protą ir tau pradeda eiti tada tos idėjos ne iš televizoriaus, o iš viršaus. Arba iš tos normalios aplinkos, vis tiek iš aplinkos, jis persmelta jumis.
Ir todėl, bet jeigu jūs telikas viskas, dar plius, nu tai visi dalykai 50 Hz, elektra, Wi-Fi, kaip jie įtakoja mūsų, jeigu silpna energetika, tu tai šis, nu, žinai, sunku, sienos gelžbetoninės, tai yra grotos visos, nu yra tokių visokių dalykų, kur gali rasti YouTube'e nemokamai išsiaiškinti. Nes ir galima sudėti visą bendrą paveikslą. Bet dažniausiai tas sudimas paveikslų žmonės paverta piktais, perverčia. Kodėl? Nes jie priprato gyventi sistemai matricui. Ir jie netiki, kad gali kažką pakeisti. Ir toliau, kai tu dar parodai jam tas baisybės, už tave dar patį paskui užmėtęs akmenimis, iš tikrųjų. Tai žmonės niekada gyvenime negali suprasti, kad vyriausybė gali tau, valstybė gali tau daryti blogą. Tai jiegi gerai. Tai daktaras pasakė. Taip. Jo, čia laikraščiai parašyta, viskas šventa. Nu, tai reiškia, jie gyvena tenai. Bet o kiek pas mus iškreiptas, pavyzdžiui, supratimas? Mes, pavyzdžiui, prieš tai su kažkuo mes kalbėjome, mes bijom policijos. Teoriškai mes mokam policininkam, ką turi padaryti policija? Ginti mane. Mes bijom, mes važiuojam policiją, mes viskas bijom. Mes išrinkom valstybę, vyriausybę, mes mokam jos pinigus, kad jie mums geriau darytų. O mes galvom, kad jie yra mūsų šeimininkai. Kad jie... Jie yra šeimininkai, nes tai bet jeigu ne mes, tai jie būtų nulis iš vis, jie net tenais nebūtų. Pas mus tiesiog iškreiptas supratimas, nes atitinkamai viską suprantam. Tai tas paskui persimeta ir ant įmonių, kur tam atrodo, va, tu čia direktorius, arba tu čia vadovas, ir tu va čia irgi tą patį poziciją užima. Ne, tu toks pat. Tu čia mes kartu, kaip ne, aš kaip paprastas, nenusimesk atsakomybės. Tai va čia ir valstybė nusimeta atsakomybę, tikisi įsakymo ir su policija taip pat aš irgi, kai nesuprasdavau, paskui aš pradėjau daryti tokius špostus, irgi taip pat sustabdo kas nors, nu tai ką, sakau, ką, su kuo tu šneki? Aš žiūriu, galvoju, koks nors gal ten politika, sakau, aš tau moku pinigus. Jis įsižiūrė, sakau, aš moku tau atlyginimą. Sakau, aš tai pradėjau. Žinai, jis šokas jam, jis nesupranta, kaip čia tu man mokyti. Aš moku mokesčių mokėti. Todėl žiūrėk, reikia keisti. Reikia apie tai kalbėti, pasiekti. Jeigu tu tiki šventai, pavyzdžiui, aš šventai tikiu tai, ką aš kalbu, man padės žmonėms, pavyzdžiui. Tai aš neturiu apribojimų, kad tai pasiektų tik tais. Čia tik ypatingai suprasti. Taip, kad sluoksniuot reikia informaciją. Faktas, tam yra filtrai, yra nemokama informacija YouTube. Kas jau nusipelnas, išaugęs daugiau, jūs galite tik kursus, pavyzdžiui, mano, ne? Paskui kažkas gali dar kažkur, kitas gali labai dar aukšto lygio, jūs galite ten individualiai pas mane mokintis, ne? Aš ten 4 žmonės į metus priimu, daugiau niekada nepriimu. Tai čia yra, tai čia branda, ta tokia sielos, sakykime, kaip norim, tai čia normalu, tai irgi taip pat filtruotojai. Yra bendra informacija, priimtina visiems žmonės, sakau, man mažai, aš noriu daugiau. Žinai, turis didesnis, sakau, daug dar, nu tada lekcija, seminaras, tu jam žinai duodi, sakau, dar mažai, man daug instrumentų, žinai. Aš verslą BC sukūriau, kodėl? Aš matau, kad nėra ne vienų mokymų Lietuvoje, kad nuo nulio davestų tave iki realiai, papasakotų visą sistemą. Pas mus yra daug sėkmingų, fainų žmonių, verslininkų, kurie versliuką sukūrė, aš guriu. Bet jis, reikia patirti daug dalykų tokių daryti, reikia žinoti, reikia keliauti. Aš pasakoju apie visas mokestinės sistemas, kurios yra pasaulyje, kaip kur patogiau, dirbu su verslais, tai yra realiai didelė patirtis. Tu irgi sukūriau, kodėl? Nes aš to norėjau. Mane užknyso, man nepatiko, kad to nėra. Nėra, aš pats norėčiau. Aš mokinuosi iš didžiausių pasaulyje. Iš realių žmonių, žinai, moku bėšanai pinigus, nerealius pinigus. Turbūt, nežinau, Lietuvoje ar daugiau kas moka, pavyzdžiui, 10-15 tūkstančių. Nemanau, kad kas nors moka tiek. Bet, pavyzdžiui, tai tu mokiniesi iš jų, tai yra, wow. Tai yra, todėl irgi taip pat, vadimai, kažką nekenti, pykti į energiją. Žinai, energiją turime pykti, paverti energiją, kažką darai. Sakau, užmysit mane visi durniai. Matom, čia ta. Variantas. Kalbant apie tą neteisinglingą supratimą, tavo manymo, Eugenijau, žmogus gali jau gimti žudiku, vagim, tvirkintojų, pedofilų? Ar visi tokių tampa? Nu, žinau, gimsta visiems siela. Nu, matai, jinai atsineša patirtį. Man patinka labai tokia pozicija, aš irgi labai giliai žinau viską, labai daug dalykų teko patirti. Tai žmogus atsineša 3 save. Tai yra 300% patirties iš praeitų gyvenimo, jo, kaip tas talentas ateina ir moka, kuris moka. O jeigu nuoga siela, jauna? Tai nėra žemė jaunų. Neišgyvens. Nėra. Neišgyvens, iš ką čia numirs. Tu čia kokias energijos, pykčias, agresijos, mes kokias stiprus, tu pagalvoji, ką mes patiriam. Viskas taip, tai neišgyvent, čia nėra, tai čia numirs per sekundę. Nebent kokiam ten dzen budizmo, kokio nors ten, žinai, vienuolynė, ten,
ryžius, žinai, gal, bet ten irgi vėlgi, tai galbūt ten jau kokie ateis, gal koks nors tas pats Dalai, kur nuo vaiko jis ten stebi, gal tai yra ta jauniausia siela, kuri rankai, gal, visi kiti mes šitokie pasiūtė, kad čia nedaug dėvė, čia kaip, nu realiai čia kaip kalėjimas, kaip sporto salė, tokia, žinai, tokia, kad tave čia boksuoja, nėra jokio atleidimo, čia nėra, čia dėsniai valdo, net kažkoks, dievas geras, ne, jam dzin. Bėga vaikas per gatvę mašiną, pum, viskas, koks gailestingumas. Jokio, tiesiog, nu, taip yra. Čia, todėl visi sako, čia kaip kalėjimas, čia labai sunku. Ne, čia yra, jeigu tu suvoki tą, tai tu gali panaudoti gėrį. Reiškia, mano gėris skleistas, grįž man. Geras biznis. Ne, nu, rimtai, o ko čia? Geras biznis, skleiskit. Jeigu negaunat gėrio atgal, reiškia, ne kažką skleidžia. Tokia logika. Negali iš blogą gauti gerą. Nu, trumpalaikį galbūt gali pavogti, jam pavyzdžiui. Bet ilgalaikį, tai aišku, negali. Todėl vaikas atsineša 30% praeities, 30 tėvų genetikos, informacijos, modelį, 30% jis sukuria pats per savo veiksmus. Nu, žinai, nuo 5 metų pradeda vystytis jau asmeniškai. Kai 5 metų tai yra atsakomybė tėvų. Todėl toks principas, žinai. Dabar va tie 30% koks tas potencialas. Yragi skirtumas, 1000 gyvenimų pragyvena ar 10. Nu yra. Ir todėl mes matome, kad žmogus atėjo, nu, mano lyderis. Nu. Tai kaip dabar siela pasirinko būti. Taip, jinai pasirinka šiame gyvenime atlikti kažkokią misiją, bet būtų nesąmonė jam nuo nulio mokintis. Tai kokia prasmė, žiūrėk, nuo nulio, ką tu gali per gyvenimą pasiekti? Žinai, kas yra nulis, tai yra, žmogų, paprastas žmogus, nu, kaime gyvena, nu, aš čia neįsižėčiau, niekas, kas gyvena sodybose, bet, nu, aš nerandu pavyzdžių. Ten aš visada taip juokauju kartais, ten, milžėja, žinai, ten traktoristas, nu, bet tarkim, nu, iš tikrųjų, jis buvo tokia šypsena, jis išėjo ten, karklį jo, nu, tiesiog, jis ten arė, bulvės, užmarinavo ir sėdė, jis rūko pypkiais, ką, jūs rimtai, nu, pavyzdžiui, kalnuose, Gruzijai. 120 metų gyvena, vis avės gainėje, vynelį geria, pasūrė, viskas. Tai vat sakykime, tai yra vat, ta jauna sala, tai dabar mes keičia, jis iš manęs. Iš karto, iš apvoks, papjaus, nu, kaip jis iš išgyvens. Aišku, gali būti sena siela atėjus tenai ir šliaužia, tai čia gali būti tai, bet čia principas, nu, reikia iš kitaip žiūrėti. Turbūt bene dažniausias klausimas, nu, jį tiesiog niekas neturi atsakymų. Kas tavo manymu po to vyksta? Po to po mirties? Ne. Dėlėtų jos bijoti? Nu, aš manau, iš tikrųjų, nu, aš labai daug mistinių tokių, ne tik patirčių netokių, aš pats ir kuriu metodus ir pats dalyvau visokiuose ten apieigose ir taip toliau, ir visokių ten ir išvarimuose ir taip toliau, žinau, kas tai yra, nu čia tikrai ne viskas, ne sapolinės ir filmas, tikrai aš pats realiai. Ir daug žmonėms daug padėdavo pamatyti pratus gyvenimus, bet principai žmonės tave pakimba to tokio, kad jie daug labai pakybo žmonių, to, kad jie to sutvarkys savo pratus gyvenimus, nes tipo man blogai čia dėl to, kad aš ten buvau blogas. Ir jie tada pasirinka tokią labai gerą poziciją, tipo, nu, žinai, pas mane tokia karma, nu, žinai, kas dalykai. Yra kita kategorija žmonių, kurie vis bando pasiruošti kitam gyvenimui. Ir todėl yra labai geras posakis, neprisimenu, ko sako, visi galvoja vis, ar yra gyvenimas po mirties. Sako, klausykit, ar yra gyvenimas dabar? Klausimas geresnis, ar tu gyveni dabar? Todėl faktas, kad visi, ką tu dabar darai, tai aišku, tai atneš, nu, jeigu tu dabar žudėjai, taip toliau buvai, nu, pasirinkai būti vagys, nusikaltęs, aiškiai, tavo gyvenimas, tu faktas, tu negali ginti dėl lamo. Tai nerealu būtų. Tai būtų visiškai nesąžininga prieš visus kitus, kurių tu ten nužudėjai, papjovė ir taip toliau, ne? Nu, blogai čia taip ant tavęs sakyti, bet kaip žmogus, jo, irgi negerai taip, žinai, bet kaip kažkoks žmogus. Ir tada tu negali, tai būtų nelogiška. Dabar dievulis kažkoks geras, atleido, ai, tau nutrynė viską, palauk, tu kaip žmonės. Nu, kažkas pasiteisino, tai jie turėjo nukentėti. Nu, palauk, tai kodėl jie turėjo, reiškia, turėjo būti praeitam gyvenime, jie tada žudė, dabar tapo auka. Nu, logiškai kaip. Tai va, todėl man, kai aš šitą suvokiau giliai, kai aš pamačiau daugybę gyvenimų, praeitų savų, svetimų, visokių, aš supratau, kad viskas tobulai sureksta. Ir man dingo tas gailestis žmonėm, kurie nukenčia. Nes jie, nu, tai būtų tiesiog nerealu, kad va, kažkaip taip blogas dievas, va čia jos netyčia nubaudė arba nepamatė ir pražiopsojo ir tas va ten žlugo, geras žmogus. Tai, tai būtų neprieštarauja logikai, nu kaip taip gali būti. Reiškia, tai viskas susieta. Dabar klausimas, ką su tom daryti. Nu, tai mane, aišku, tai dar irgi paskatino kurti kažkam paaiškinti žmonėms, žinai, aišku, čia aš ezoteriku pavadinsiu, dar ką nors, žinai, faktą, žinai, nu, bet man nelabai rūpi. Bet tiesiog, kad, nu, kad yra kitaip. Ir todėl faktas, kad mes, nu, kūnas miršta kitaip. Ir man vienintelis, kas yra, kodėl pas mus teisingai verkia per laidotuvės, nors iš tikrųjų turėtų būti šventė. Žmogus turi mirti tada, kad jis atliko misiją čia. Tarkim, tu teisų misiją, tarkim, pažadinti ten 1000 žmonių. Pastatyti ten, nežinau, 10 sporto centrų. Tu viskas gali mirti.
Ir tu po to, kai tau nuliuojasi visą tą dalyką, tu gyveni, kaifuoji, tu gali, tai žinai, ir tu paskui gali. Ir kai tu myli, tu visi ploja ir šoka, nes vadimas atliko dėl ko tie. Reiškia, tu gimsi ten kitam gyvenime, tiesiog kosmosas, ten kažkokiam karalius ar ten kažkas, nes tu visiškai, ne? Plius dar reikia vystyti savo matymą vidinį, ten intuiciją, kad tu sąmoningas mirtum, kad tu suprastum, va, aš mirsiu, pasiruošiu, paleidau ir iš tada iššauni iš karto. Jo, nu yra kiti pasauliai, taip toliau, tai kūnas lieka, yra siela, neperintus lygus valymus, nes, nu, tokia, kad didelį švari siela mirtų, tai čia sudėtinga. Jinai eina lygus, nu, jos valo visokios ten prisirišimai, visokie tokie dalykai. Kapinėse, kai važiuoju, tai pilna kabo tų oro balionų, kai aš vadinu, žinai, tas sielas prisirišęs ir prie pilno tūkstančiai kabo, žinai, nu, jau nematoma, žinai, subtiliam lygiai, bet, nu, ir tu paskui pataikai, toliau kaip tu pataikai, nu, tai susidėlioja visas mechanizmas. Visas mechanizmas, kiek palikai, čia skola, čia neatidavė, čia įžeidė, čia mylėjai, čia turi tą, čia turi tą. Nu ir tai vėl traukia. Ir vėl tos senos visas ateina. Nu ir viskas, nu tai čia žinai, nu tokia sistema. Grįžti, gimsti, iš naujo. Tol, kol tu, nu, pasakykime, nepasiekime prezidento lygio ar Bilo Geitso, tarkim, ne, nu, įsivaizduoju įtaką, kokią daro pasaulį. Nu ten, žinai, vėl sąmokslo teorija daug, čia bet principas lygis koks žmogaus. Nu, tiesiog tai yra ko, aš žiūriu apie tai, kaip jis atlaiko tą pinigų energiją, tą mastą, jam tik metų, pasi šeima, pasi vaikai, jis jokių nieko ten nedarė, jis visą laiką vedęs, žinai, kaip pas mus tokie milijardieriai išvirkeliai, žinai. Nu, tiesiog man tai pavyzdys, kaip žmogiškų tokių vertybių, jokių alkoholių, jokių rūkymų, vegetaras, žinai, nu nerealiai, ir nauda žmonėm, mes visi naudojam, nekenčiat žmonės jo, tu įsijungit internetą, nenaudojam. Nu, tada tokie veidmainiai, ne? Taip. O čia bloga, patys naudoja tai, tu palauk, tai kaip dabar? Nu, vat, veidmainystė, nu, žinai, per bukumą vėlgi. Matrica gyvena, žinai, ir nieko nesupranta. Todėl galbūt ir paskui, nu, manau, kad pereini į pasaulio kūrimą, žemę kūrimą, kitų civilizacijų, Ilonas Maskas, Marsą, kelionės, taip toliau. Žinau, tas teorijas apie plokščią žemę be abejo, nu, bet viskas ten kitaip yra. Nu, tai čia visos temos, aš viską žinau, nes man visą laiką rašo visi. Aš visą pusę pasaulio, ir mane prašo patikrinti, pažiūrėti, nu, žinai, nu, visas pasaulis rašo man. Ir yra kraštas. Jo, ar yra kraštas, ten ledas, taip toliau, kupolas, sfera, ten visokie dalykai. Nu, ten yra daug visokių, ir tuščių vedų, nu, visokių yra dalykų. Tai ir tu perini į kūrybą, tai dabar žiūrėkite, kaip viskas vystosi. Yra piramidė. Negali būti piramidė, nu, apversta. Ja? Jinai normaliai, viršūn kažkas yra, nu, tarkim, sakykime, Dievas. Tai po Dievo kas, nu, jo patikėtini. Ką žemė patikėtini? Nu, prezidentai, nu, oligarchai, sakykime. Nu, taip. Visi nekenčia jų, bet jie daro tai ką. Jūs dirbat pas juos, jie duoda darbą, jie moka. Nu kaip jie būtų, taip yra. VB Marketas didžiausias Lietuvos darbdavys, 30 000 žmonių. Išeikit iš darbo, jeigu nekenčia. Jis išlaiko jūsų šeimas, moka jūsų kreditus, maitina jūsų vaikus, o jūs jie nekenčia. Šodį beveik išlaiko. Nu, iš esmės. Jo, nu, tarkim jo. O jūs jie niekšai, tu jau apsikeisk. Žinai, įdarbink iš tų žmonių, pažiūrėsim, kas bus. Tai va, tai yra toksai, nu tai ten prezidentai, patarėjai, nu ir va tai eina visur. Aišku, tas mažiukas, nori tenai, tai jis turi nueiti, bet jis eina gyvenimą iš gyvenimą. Todėl siekimas valdžios yra normalus dalykas, tai yra prigimtys, alfa patinas, jokas, nu, moteriai ten valdžios, nelabai, jinai už valdingo vyro nori, nu, būt paskui. Jinai valdžios, jeigu moteris nori, tai jau kažkas ne taip, suprantate, negerai. Jinai už, jinai, žinai, šešėlį. Jinai visą tą gauna, ką vyras padaro. Tai bet principas toksai, tai yra normalus. Tai jeigu tu tiki tą, ką tu darai, tu sieki valdžios įtakos, normalu. Pas musgi ką? Blogai. Dabar iš kur tai eina? Iš ten kur? Nu, bijau, kad tu pakeisi. Tu daug nori, nereikia, tave nuslopinti, nusodinti. Nu, kiti naudoja tokius metodus. Bukai visi. Nu, taip, nu, bukinti, neduoti teisingos informacijos, iškraipyti ją, 25 kadrą naudoti, rodyti mėšlą visokį. Bukinti žmonės, lengviau valdomi. Valdomi tai nereiškia, kad jūs kažką verčia daryti. Ne, tai yra, nu, esmė tokia. Patys daro. Vergovė, jeigu pas jūs būtų ant rankų arba ant kaklo kažkas, jūs suprastum, kad jūs vergas. Bet to nėra. Ir visi galvoja, kad laisvi. Bet jie nelaisvi. Pirmiausia, nuo savo emocijų, troškimų, troškulių, geidulių. Pirmiausia, gėda, aš čia įrodysiu, aš kietas, tu svoločius. Tai yra pirmiausia. Kai laisvinam visą šitą, visą šitas emocijas, viską, mes jau tokie opa. Jau mes jau kitaip pradėjom suprasti pasaulį. Toliau mes tada siekiame ką? Mes galim daryti pilną dvasingumą, man nieko nereikia, į Indiją, čia fainai, va, aš $1 gyvenu į dieną ar ten į mėnesį, viskas tipo, dvasingas laisvė, jo tokia, jinai ir turi būti irgi. Yra materiali laisvė, sieki duoti vertę žmonėms. Žinai, nu tai va čia tokie principiniai dalykai. Ir jūs pritaikykit prie savo, nu, verslo, temų, darbo specifikų. Kalbant apie laisvę, praktinis klausimas, įdomu kaip atsakysi, ar galima atsisakyti iš vis pilietybės?
Nu, yra tokių precedentų jo, kad atsisakė ir tarp kitko irgi labai yra įdomi teorija, kodėl milijardieriai perka jachtas didelės, jo, nes yra irgi toksai, kad kai tu išplauki į neutralius vandenis neutralius, tai tu nemoki mokesčių, tu nedarai tokių dalykų, nes tai yra neutralu, niekam nepriklauso. Ir tu kaip ir tokiai niekienai valstybei. Toliau yra dar kiti dalykai, kad tu gali praktiškai, iš esmės galima, aišku, ten aukštam lygiai, bet galima ir įsigyti salą, padaryti savo valstybę, priimti savo, nu tiesiog yra tokių precedentų, kurie gali būti. Ir visiškai atsisakyti, aš dabar neprisimenu, bet kažką aš tokį girdėjau, kad žmogus darė. Taip pat žinau atvirkščiai, amerikonas ar kanadietis 10 pasų susitvarkė. 10. Jis įskrido, ten gavo ir 10 ten. Kai kurios labai lengvai ten sutvarkom tos offshore'inėse zonose, ten Panamos, ten St. Louis'o, ten nu visų tokių Gondurasų, ten visokių dalykų, gali net mašiną savo pasistatyti, pavyzdžiui, ant, man atrodo, kaip jisai, Santa Sala. Gali įsiųsti nuotrauką, to atsiųsti, tu važinėjai su numeriais, mokesčių nemoka. Nu, tiesiog, nu, matot, yra sprendimai visur, mes tik ant tiek tokie matricių, kad mes laisvi. Jūs galite kur norit važiuoti, daryti verslą, kurti, ką norit, gyventi gali, bet kokias pas mus pinėtai, kokias problemas viduje. Kad mes, žinai, ten, kiek kartų mes jau pradėjom viską nuo nulio. Tai tęsti reikia, tęsti. Tai va, todėl pilietybė, nu, jo, įdomi. Jo, sistema tokia, man iš vis įdomu tas pasas, ne, iš tikrųjų, nu, toks dalykas labai. Aš priklausau vyriausybei savo, aš priklausau savo vyriausybei, aš nepriklausau savo. Tai pasas įrodo tai. Nu, aš vergas. Štai numeris yra serijinis. Serijinis numeris yra tavo. Ir aš galiu neturėti, ne? Tai dėl to ir klausiu. Gali būti aš dabar neprisimenu, žinau, gal rasiu netyčia, jeigu priminsi, bet kažkokia toks buvo precedentas, kuris atsisakė visko, kažkaip sugebėjo ir toks niekinas, bet žinai, nu ką tave pagauna, pasodina kalėjimą ir tyrinėja, kas tu niekas, tai kaip tu dabar? Nu, tai tada į kalėjimą, nu, žinai, nu, matai, visada yra minusas, čia minusas, akivaizdus, ir visi, matai, bet yra ir pliusų. Nu, ar jūs norėtumėt, kad laksytų čia papuasą, nu, kai sakytumėte, su ietėm jūs ten žudytų, moteris grobtų, valgytų, ten nupjautų, nu, nenorim, ne, tai reiškia, reikia pažiūrėti kaip paprastai, nu, jeigu policija ir kalėjimą, nu, viską tai padaryti, mes matom, kas būna. Bet ne faktas, kad jie taip darytų, čia mes taip darėm, nu, čia mes nuvažiavom į Šiaurės Ameriką ir padarėm taip su vietiniais. Taip. Čia mes juos išžudėm. Nu, jo, nu, čia. Vėlgi, paskui dar labai svarbus dalykas, žmogus niekada nemano, kad daro blogai. Jis visada tiki, kad jis daro. Tai va čia yra, ką pamirštam ir mes kaltinam žmonės, o realiai kaltinti reikia tik dėl durnumo. Ar tai politika, ar tai ten vagis, ar tai nusikaltėliai. Jie šventai tiki, kad nieko to, kad tas daugiau turi. Šitie durniai nieko nesupranta, mes jūs nuvesim kelių, žiūrėkit, mes čia tvarkom tą šalį, čia fainai, ką jūs nevertinat. Jie šventai tiki, kad nu, nėra to, todėl šviesa tamsa yra labai, nu negalima taip. Nes tas, kas tamsoje jis sako, tai mes šviesa. Mes gyvai. Čia Kutilas ką manė, kad jisai yra miško... Kad jisai valė mišką ar ką, kada žudė. Nu jis kažkaip išlaisvindavo sielą, Kažkas kažkaip kūno ten kažkaip, taip, nu ten yra daug atsakymų, čia galim pažiūrėti irgi yra, nu, dėl ko ten jisai, taip, nu jo, nu. Mes tai kas ten su klausimais? Kažkas rašė, ką daryti, jeigu bandai kažką daryti, bet tavęs nepalaiko. Ar atstumia žmonės, artimieji, draugai? Čia labai aktualu žmonėms iš tikrųjų. Nu, šiaip žiūrėkite, nu, aš aišku taip nemanau, mano nuomonė tai yra aplamai, nu, silpnybė. Bet kadangi mes žmonės, kaip tu sakai, žinai, tai natūralu norėti palaikymo, natūralu turėti draugų, nu tai dabar ką aš vienas sėdžiu, ką aš padarysiu vienas, ne? Bet čia yra toks dalykas, pirmas atsakymas. Kodėl iškyla toks klausimas, kai yra 7 milijardai žmonių? Kas yra, kodėl jūs nemastot tai? Tai reiškia, yra problema ne kad nėra palaikymo, o kad mane nepalaiko taip, tas, kas aš noriu, taip kaip aš noriu. Tai yra diktatūra ir prievarta. Tai čia yra problema pas tą žmogų. Dabar aš sakyčiau, mano žmona, turi, nežinau, ten šokinėti per būdą. Kodėl? Aš taip noriu, tai jinai faina. Kodėl jinai nedaro, einu pas gūrų, sakau, mano žmona nešakinėja. Ką daryti? Kodėl? Skausmas širdyje. Jinai nešakinėja, kaip aš noriu, sakys, tu ką durnas. Tai va čia tas pats, aš čia rimtai visiškai šniku, nu su bajeriu, bet aš čia visiškai rimtai šniku. Pirmas dalykas, 7 milijardai žmonių. Nerando antros pusės, 7 milijardai žmonių, net ten gal ieškai, nu iš esmės. Paskui antras dalykas toksai, nu, man tas svarbus. Bet koks prisirišimas, kad aš bet to žlugęs, bet kur, tai yra jūsų nelaisvė, jūsų vergovė, kur jūs pasirinkot patys. Yra tų vergovių, ačiū, mokesčiai,
Visokie pilietybė. Jo, aš ją nepasirinkau, aš gimiau, vaikas mane paklausė, tautybė tokie mokesčiai. Gal nori kitokių? Mane paklausė, ar nori tokią pilietybę ar kokią? Ne. Mane pavardę sulietuvino, tą vardą sulietuvino, pavardę tai ten taip kažkaip. Liesuviet, koks aš Evgenijus. Mama kiti vadina, man irgi mama kiti vadina. Nu tai kodėl, nu tai bent jau Evgenij kažkaip, ne, nu tai sulietuvino, ne tą pakeisti, tai, nu tai kodėl, nu čia. Todėl čia reikia dirbti su savimi labai stipriai. Tai išgąsdins. Nes kai stiprus žmogus, jisai yra, nu jisai gali būti vienas. Jam ne problema. Jam nereikia kažko. O tai gąsdina žmonės, mes labai ryškus tokie, sėskus, mes, kaip čia dabar, tu čia man dabar vis vien ir gąsdina žmogų. Reiškia, nu tada patruputuką eikite. Nes kaip ten yra, kas čia pasakė, kažkas irgi iš rašytojų sako, aš niekada nieko nepykstu ir nieko nenoriu iš nieko, nes iš nieko nesitikiu. Tu žinai, lūkesčių nėra? Taip, lūkesčių, tai, ten, žmona ten šokinėja. Ne, tai ne. O ką, paprašyk, galima. Nu, taip. Jeigu tu nesitikė, kad tave palaikys visa šeima, kad tu nori dingti iš darbo, sakykime, pradėti savo veiklą, tai jeigu nepalaiko, nu okei. Taip, tu laisvas nuo to. O mūsų žmogus, kaip, taigi mes šeima, taigi mes čia 10 metų, mesgi 15 metų alų gėrėm, draugelį, kodėl tu negali atvažiuoti 3 nakties, paimti mano sudaužytą mašiną iš Paryžiaus. Šitrim galvo, toks turi draugas. Nu, viskas. Tai yra didžiulė problema žmonijai, ant tiek pamišus dėl to. Nu, tai nedaug dievė kažkur tai nuvelia ten, netugi tik kas nuvelia tave, nepadarė, kaip tu tikėjai. Tai yra didžiulė problema ir mes tada labai... Vėlgi, kita pusė, čia yra dvasinė pusė. Ar yra materiali, tai aišku, reikia laikyti susitarimų. Reikia būti žmogum, reikia būti atsakingu, faktas. O ne tai, kad dabar, aš persigalvoju, tu turi mane paleisti, prisirišai, kad pyksti, palauk, mes susitarėm, arba mes ten kažkur padarėm, nu jo, su draugu susitarė kažkur tai kažką padaryti, apsigalvoju. Tu gal ir nepyksti, bet su kaip, palauk, nu tai kaip dabar daryti, Va čia yra irgi svarbus, todėl visada žiūrėkit dvi pusės. Yra ta materialioji, būtinoji ir yra ta dvasinė, emocinė. Man atrodo, patinka iš šitos pusės toks pavyzdys, apsiženė ir po to nueina, pavyzdžiui, į bažnyčią. Ir tenais prisiekia visą gyvenimą būti kartu. Metai praeina su. Tai palauk, tai tu prisiekiai, tai kokią vieną tu prisiekinėjai? Aš ką sako, aš tikėjau. O taip. Aš tikėjau, sako. O mąstei tuo metu? Ne, mylėjau, emocijos buvo. Jo, tai tai ir yra esmė. Todėl, žinai, kiti gąsdina, kai vedybinė sutartį, sakau, o tai ką? Tai man buvo gerai, irgi viena moteris sako, o aš tai rašyčiausi, kodėl? Sako, pas nebuvo tokia situacija, sako. Nebuvo vedus, nieko, bet su vyru gyvenau ir pas jį ten milijonas bankrotas. Tai jeigu žmona aš pusės skolos. Taip. Tai sako, tai aš dabar rašysis. Tai jau kai kita pusė, ne? Kalbant apie vergovę. Santuoka, ta pati vergovė. Taip. Bando du žmonės sujungti, kad jeigu vienas kažką pridarė, kitas grąžins. Specialiai. Tai yra naudinga. Tai dar ir tėvam permeta. Dabar paskolos pasirodo, kad ten tau perina. Aišku, tu gali parašyti prašymą, bet žinai, kaip manipuliuoja. Parašyti prašymą, kad tu nenori. Jie parašo prašymą, kad jie nesutinka mokėti. O kur parašyti, kad aš sutinku už savo... O taip, ne, tai tu turbūt kaip pasirašai, tai ten turbūt yra. Bet su to žmonės gyja. Jo. Ir gaunasi, žinai, žmonės žinai kokie, taigi čia bankas. Reikia pasitikėti. O taip ir apgaudinėja, o tarp eilučių. O tu ateini su kažką nenori. Tu žinot, tu čia tokia taisyklė, jūsų ten pažymyrė sutuoktinės arba jūsų vaikas, kuris ten nedaugėvė žuvo, liko būtas ir persinė. Tai bet jis pasirašė ir manipuliuoja 100%. O tai aš galiu atsakyti, tai kaip ir galit. Tik aš jau mokėjau 10 metų. Patys kalti. Nesuprantu sutarties, bet realiai reikia tada sutartį, reiškia sunešti tam žmogų, kuris supras, kuris perspės. O specialistas, taip. Daug įma. Iš tikrųjų, žinai, Vadimas, čia savaitę su 3 situacijom susidūriau, kur žmogiškasis faktorius lemiamas sprendimuose, konflikte. Žmogiškasis. Tarkim, kokia čia buvo situacija. Viena situacija su kelionės stovyklą darau. Agentūra savo, žinoma, visur čia Lietuvoje agentūra, jinai nesiparina ir jokio žmogiškumo neišjaučia. Jinai, pavyzdžiui, gali leisti savo taip. Mėnesių likus, jeigu jūs nesurinkat grupę, vis tiek sumokėkit visą sumą. Tai sutartis tokia, pas mane ten komanda ten keitėsi viskas, kažkas nepažiūrėjo, pasirašė, tai mes surinkom, bet pasirašė, o trūko ir sakom, tai kas bus? Ten avansas 30%, okei, taip sakant, bet susiduoji. Tu turi sumokėti visą sumą, nors tu neskrendi, tu nemaitiniesi, tavo kambario nevalo. Tai čia yra nežmogiška, tiesiog tai yra nežmogiška, daug kas bankrutavo ir jie bankrutuos.
Tai, nu, suprantat, tai yra, taigi čia, nu, nežmogiška, tai plius tai ne 3 dienas prieš tai. Aišku, sakys, taigi mes čia rezervavom, palaukit, prieš mėnesį, iki kelionės, tai susirasit, nesusiraskit, apsimkit ir už savo atsakomybę. O jie nori laimėti, Taip. o tu gali pralaimėti. Tai aišku, kad tu su jais nebendrausi. Tai aišku, kad tu su jais nesitarsi. Nu, tiesiog. Paskui kita kokia situacija čia buvo. Nu, neprisiminsiu, bet tas žmogiškas faktorius, tas žmogaus gobšumas, tas, aš sakau, žmogiškai tarėmės ar ne. Sakau, su būtu. Žmogus, reiškia, ne Lietuvos gyventojas, pardavinėja būtą, pasirašė sutartį, sako, aš noriu nutraukti, per pusę metų nepardavė. O, tai čia pas mus tas prasidėjo šantažą. Ne Lietuvos pilietį, žinai, taip toliau, nu ir mato, kad, žinai, kalbos nežino. Ir prasidėjo, žinai, tai žmogiškai, mes turim klientą, bet jūs norit nutraukti, tada netiduosiu dokumentų, bet tada jūs negalite tiem pačiam klientui parduoti, kuris jau vaikščiai žiūrėjo, sako, aš noriu parduoti, sako, tai susitarėm. Tai mes čia paėmėm avansą, bet, nu, aš jūs sukavo taip, žinai. Tai sako, aš noriu, tai susitarėm, naują sutartį pasirašyti. Tai ne, bijo, kad nutrauksi tą, nepasirašysi, žinai. Taip. Tai, nu, tai yra tokie žmogiški faktai, bet čia žmogus pasirenka, va, tokių, nes jam yra kas svarbiau, jam svarbiau jo nauda, negu jis nežiūri toliaregiškai. Ir jis žlugs. Nu, jis žlunga, kodėl? Toliaregiškai žiūri šios minutės nauda. Jisai, aišku, pateisins pas mane vaikai, pas mane šeima, pas mane mokesčiai, nu, bet kitas žmogus irgi toks pat, tai tu susitark žmogiškai, kad abi pusės būtų laimingos. Paskui dar kažkokia tai situacija, mane kažko tai mokina, žinai. Tarkim, kad pas mus nelankstuom kiek visiškai, žinai, mokestinė sistema, dar kažkas, tarkim, tam pačiam UK, Anglijoje, ten draugas nuvažiuoja, PVM 20, sako, man neapsimoka. Sako, kiek jūs norit mokėti? Sako, nu, aš norėčiau nieko nemokėti. Sako, ne, galim padaryti jūs 5%, tiks? Tiks. Nes jiemgi liks. Tai aišku, kad iš Lietuvos bėga visi, tai kad čia, nėra komunikacijos tarp vyriausybės, tų visų organų ir žmogaus. Turi visų. Taip, tu tiesiog, ir žmogus, o pas mus vėl čia matrica. Taigi aš čia, žinai, patriotas, tai gerai, palauk, tai dabar tavo šeima neturi ką valgyti, tu negali sau leisti, tu strese, tu gali, tu turi ieškoti nelengvesnio kelio, o didesnės naudos savo šeimai. Nu tiesiog, jeigu tu susitari. Dabar klausimas, ar vyriausybė stengsis, jeigu emigruos 2 milijonai? Tai jau kiek emigruos? Ne, palauk, 2 milijonai. Ar jinai turės, arba jinai dings ir pasikeis, arba jinai darys kažką daryti. O dabar jinai nedaro, nes nėra tokio rodiklio. Gerai. Problema sprendžiama tada, kada jinai akivaizdi. O mes ką darom, mes tikimės. Mes vylėmės, mes laukime, tuoj padarys kažką, tuoj bus tai, tuoj bus fainai, tuoj pakės atik, mes vis tikimės. O realiai reikia sukelti stresą, toliau kiti ir linksta į tą revoliuciją, nuvers valdžią. Nemanau, kad teisingas kelias, nes niekada revoliucija nepadėjo, nepadarė laimingų niekada. Tai buvo didžiulės problemos visai tautai. Didžiulis neperteklius, mirtis, labai baisu. Realiai. Tiesiog gyvulių kiek atsiranda, kurie eina ir pasinaudoja. Tai iš esmės jie ir laukia to. Jie ir laukia, nes tik taip jie galės pasireikšti, nes dabar jie neturi jokios įtakos, neturi jokios valdžios, jie negali šitoj sistemoje, jie gali tik tai tą laukinį gamtoje, nes įsivystymo stadiją, žinau, kaip yra, bežionė žmogus, tarkim, jau tam. Tai jeigu tu esi ten, tarkim, jo, kaip bežionė, tu gali tik plėšti, žudyti, duoti snukį, žiūrėk, kaip kiti žmonės eina, pažiūrėti, ko čia žiūri snukį. Tai čia ką, čia sąmoningas žmogus? Ne, kaip dabar? Pažiūrėjau, ko čia žiūri? Tai jis įslaukia tavos revoliucijos, nes jis tą galės daryti savo gyvulišką tą prigimtį išreikšti. Bet jis ne gyvūnas, o jis nori išreikšti. Tai čia. Turiu planą susirašęs ilgalaikius trumpalaikius tikslus, niekaip nepradedu jo laikytis ir kažką daryti, o pradėjęs po kelių savaičių metu ir niekaip negaliu tęsti bent jau metus, ką daryti. Ta pat tęsti tą procesą, bet neversti savęs daryti tai, kas tau nusibosta po mėnesio. Tai yra normalus dalykas. Aš iš tikrųjų turbūt galbūt taip visko matęs taip toliau, būtent dėl to aš turbūt nebūčiau niekur nuėjęs, jeigu aš būčiau sustojęs, paklausęs kažko, kad reikia nusiraminti, dirbti darbą, karjeros ten sėdėti name, pasiremontuoti, sėdėti. Aš turbūt, nežinau, būčiau turbūt gal prasigėręs, nežinau, kažkaip. Todėl, pirmiausia, nesustokit tai daryti, nes iš esmės, dabar įdėmiai, čia gyvenimo citata, žmonėm nepavyksta pasiekti kažko, o jie liovėsi bandė. Pas mane bankrutavo 10 įmonių, pavyzdžiui, kažkas sakys, ir ką, bet gal 11 sėkminga. O jis sako, verslo neišeina padaryti Lietuvoje, palauk, tai tu nustoji bandyti, plius Lietuva, ne visas pasaulis. Tai va čia yra esmė, rašai planus, tai jau šaunu, reiškia, energija eina noras, tai reiškia, liko dar kažkiek žingsnių ir tu jau užsirašysi tai, kad paskui taip vinios. Tai ir logiškai, todėl sakau, čia atsakau klausimą, nesustok, pirmas dalykas, rašyk,
Po mėnesio metėjai gerai, rašyk naujus, rašyk, daryk. Antra pusė, nevers savęs daryti to, ko tu nenori. Tarkim, nenoriu, tau tikslo užsirašiau, po mėnesio nenoriu. Tu ir gerai, nedaryk. Kokia man problema? Aišku, čia vėlgi toksai, žinai, jeigu reikia vaikus matinti, tai tu turėjai vynioti darbą ir uždirbti, čia faktas, bet aš neku, toks klausimas taip atsakau. Aš nežinau viso, kaip ten žmogus gyvena, metai, kiek, reikia pilną informaciją. Todėl mes šitą irgi tokie, žinai, eik mane, žiūrėk, visi eina, pasimotyvuosi, kad tam darbe, dirbčiau. Kam? Pakeis darbą. Va. Tai va čia, tu nori pakeisti darbą, o ne dirbtam darbę. Čia yra problema. Reikia pripažinti jį. Žmogus pripažįsta. Mažai kas pripažins, kad jis toks nevykėlis. Užsirašo metą. O čia šaunuolis. Jis prisipažino, sako, blemba, šūda malu. Užsirašau metus, kas man yra. Jis pripažino, reiškia, jau faktas, kad jis tai pakeis. Ir ieško sprendimų. Taip, ir jis ieško visur. Mūsų atėjo, pažiūrėk, klauso mūsų nesąmonės, ne? Iš uždavė klausimą, sulaukė atsakymą. Tai jam pavyks 100%. Toks žmogus pavyks. Čia neišvengiamai. Tiesiog reikia laiko. Ir jisai daro ir viskas. Čia nelabai kokių yra klausimų, bet vienas klausia, kodėl tikite reinkarnaciją? Gal galite pasakyti? Kodėl gimęs kūdikis pasak Jevgenijaus 30% patirties turi iš praėjusio gyvenimo? Nes iki šiol tikiu, kad 100% žmogaus gyvenimo ir greičiausiai teisinės bus. O, bet mes turim kartu klausimą, kad išgirstų, ar Jie turbūt girdėjo. Šiaip man atrodo, kad girdėjau. girdisi toks geras mikrofonas, ne? Anksčiau... čia kažkaip viskas, anksčiau, kai aš buvau jaunas ir netoks protingas, tai aš sakyčiau, ateik, praeik mano kokius mokymus modulius, ir tu pats pamatysi, įsitikinsi. Ir tai nesudėtinga pamatyti. Ir net stiprios psichikos nereikia, reikia tik paskui sugebėti ant to nepasikabinti. Nes čia bet kas galim, čia yra mūsų duotybė, mes galim matyti viską, auras, čakras, ką norit, viską galim. Aišku, nemažai žmonių tai gali, bet jie, anksčiau aš galvodavau, kad jie slepia tai, o paskui supratau, kad teisingai, kad jie saugosi, nes tai nešė atsakomybę už kitą žmogų. Ir jeigu tu nuvidėjo pasys, paskui jis negali išdrausti. Tu išmokini kažko, žinai, ir jisai, todėl aš negaliu įrodyti, nes to reikia ne man. Ir jeigu žmogui reikia įrodymų, kad tai yra reinkarnacija, tai jis tegul ieško įrodymų. Suprantat, kad yra viskas individualu. Aš tai pats matęs, aš pats tai žinau ir mane tai logiškai, nes man absoliučiai nesueina su logika, kad mes ateinam nuo nulio tokią nulinuką gimėm. Ir jeigu, pavyzdžiui, turit 5 vaikus ar kažką, visi totaliai skirtingi. Ta pati mokykla, tas patys tėvai, visus vienodai myli, aš pats turiu vaikų šeimoje. Mes, kaip sakau, aš visą mamą juokauju, mamą, nuo kurio aš kaimyną. Tiesiog juokauju visada jo, todėl mes totaliai skirtingi. Tikrai nemylėjo kažko daugiau, mažiau, tikrai visi, ir gyvenom tikrai prastai, ten tėvai inžinieriai, ten sukosi kaip galėjo, ten 2 kambarių bute, pradžių pas tėvus, gyvenom, taip. Bet visi skirtingi, visi tiesiog kaip iš, nežinau, Mėnulis, Marsas, ten, Jupiteris. Tai čia vienas toks, man irgi tai kėlė klausimą. Ir jokių būdų neįmanoma mums būti vienodins visiems, visi skirtingi. Tai čia vėlgi, tai dabar kas? Sutapo, čia proto pinklės tokios. Todėl ieškokite atsakymą, ieškokite įrodymų, galbūt jums to reikia, gal ne, nežinau, aš neieškau, aš esu tikras to. Eugenijau, labai gerą frazę pasakei, proto pinklės. Daugelis galbūt net nesusimąsto, aš buvau proto pinklėse kelis metus, vieną kartą turbūt buvau mokykloje dar, po to kažkurį laiką turbūt buvau 2 kartus, labai vaikystėje ir po to gal kai buvau paauglys. Pavyzdžiui, proto pinklės, nežinau, rūkėriai sužino, kas tai yra. Pavyzdžiui, kai buvau mažas, yra pavyzdžiui plytelės ir aš negalėjau atsistoti ant sujungimo plytelių. Ir aš nesuprasdavau kodėl. Ir man atrodo, kad vos ne pasaulio pabaiga vyks. Po to, kada man buvo kokių, pavyzdžiui, 15 metų, aš negalėjau tiesiog, pavyzdžiui, išjungti šviesos ir juk vieną kartą. Reikėjo kelis kartus. Arba yra pas žmonės, kad pas juos pastoji uždarinėja duris kelis kartus. Arba patikrina 10 kartų. Ar grįžta ir pasižiūrė ir išjungia virdulį. Kas yra? Iš kur atsiranda tos proto pinklės? Čia ne protas, čia žinai, jeigu tu, čia yra irgi tas, kaip tas fobijos, pagalvokit, jūs gyvenime nebuvot patyrę kokias ten baimės, tarakonų, gyvačių, ar jūs bijot. O kitas ne. Kodėl? Ir sakau, aš galėčiau duoti šimtai tokių klausimų, kurie nežino niekas atsakymą. Niekaip. Ir man tai, aš paskui pradėjau ieškoti, gal mes gyvenam ne vieną gyvenimą, gal mane praeitam gyvenime aš numiriau, mane gyvatė įgėlė. Ir dabar aš kai tie numas numirė, tai aš bijau. Todėl tu leidžiasi praeitą gyvenimą, suvoki visą tai, tu paskui nebijai. Aš daugybė žmonių tai padės, kas varukas, ten tiesiog šokas, nuskęsti, lėktuvų,
Tai tu paskui taip žuvau katastrofai, nuskendau ir va tu paskui susitvarkai, tai tu paskui, nebijau. Ir tu tiesiog, taip yra, bet čia yra, tos fobijos, tai yra praeitų gyvenimų prisiminimai realiai, tos nuoskaudos ten visokios ir taip toliau. Todėl pas tave galbūt irgi buvo kažkokie tokie niuansai, bet čia reikia gilintis. O protas, pinklės, aš ką turiu minį, kad, žiūrėk, mes esame ne tik tai kūnas, o dabar ačiū Dievui žino, visi žino, kad, kaip sakot, aš dar pasakysiu, mes turime sielą, dvasią, turim sąmonę, pasąmonę, virš sąmonę, turim dvasinę širdį, tai yra intuicija vadinama, jo. Turim smegenis, sakysiu nesąmonę, palaukot, aš kur žinot, kad turi smegenis? Tu, niekasgi nematė smegenis? Taip. Bet tiki. Taip. Tu dabar taip pat patikėkit manim, koks skirtumas. Kodėl ne? Jo, kodėl ne? Jo, tarkim, jį niekas nemato. Tai ten, bet realiai, jeigu jūs nematė, jums tik rodo, bet gal ten feikas. Iš tikrųjų, gal mes kokią nors vidų, ten pas mus mašinininkas važinėja, žmogeliuką, ką nors šneku ten, kas nors junginėja mygtukus, gali tai būt gali. Ar jūs pjovėt savo ir pažiūrėjot? Nu ne. Nu tai palauk, tai, rimtai. Ne, nesąmonė, taigi čia daktarai sako, visi žinotų. O taip jūs viskom vartykit. O taip visom ir sėkmės gyveni. Visom, o aš netikiu. Aš turiu įsitikinti. Ir todėl vat, yra taip. Ir kadangi mes esame, tai yra, esam kūnas, žemiausia grandis. Ne blogiausia, bet žemiausia kūnas. Jo? Instinktai, ta prigimtis, tokia yra. Toliau yra kas eina. Dvasia, siela, dvasinė širdys. Ta sąmonė, pasąmonė, virš sąmonė, protas, logika irgi skirtingai, atmintis irgi viršui. Tai va, tai mūsų yra kompas. Kompas, ką sukrauni į kompą, tai jis ir mąsto. Duodi negatyvą, dabar sakau, darom verslą, tu dabar negatyviai esi, negatyvios emocijos. Ką, verslą Lietuvoje nepadarysi, blaula. Ok, pakeičiam tau, tu toks pozityviai laimingas. Verslas geras, fainai, būsiu laisvas, darysiu čia. Aš sakau, alio. Kas atsitiko? Kodėl tu tik ką sakei? Ir taip yra, ir kaip darai tos tokius dalykus, žmogus šokėsi, kur nesuprantu. Tai tik ką man buvo, dabar, ne, tu viską valdo energija, reiškia, pirmiausia reikia ją suvaldyti. Toliau, kaip mes mąstom? Yra žmonės, kurie gyvena tik sielą, moteris dažniausiai. Aš jaučiu, kad taip reikia padaryti. Vyras sako, ką, paaiškink, nežinau. Nes jinai neįsijungia loginio mąstymo, būna. Kitas kažkaip dvasia gyvena, laimėsiu, nugalėsiu, jo? Jis neįsijungia, kaip? Nežinau, suvarysiu. Dvasia, vyriška energija. Toliau yra logika, kitas gyvena tik logika. Netikiu, negaliu pačiupinėti, to nėra, taip. Tai čia tik protas, o mes turim viskom. Visapusiškų žmogų. Kai reikia logika, kai reikia pajusti, kai kada reikia, kaip moteris apgaubti, kai kada reikia papušinti, reikia pakariauti, Ir mes turim visapusiškai įsivystę žmogus. Pas mus daugiausia, aišku, tie protiniai logika, logika tokia. Ir sako, to nėra, netikėk Dievo, viskas, čia kūnas. Ir jis gyvena tik mažoj siauroj suvokimo aplamai visatos, mažoj. Taip, ta logika protas yra didžiulis, bet principas toksai, kad jis nėra pojūčių, tarkim, nėra to. Ir jis toks, kiti gyvena, ten, kur dvasiniai, proto neįjungia, medituoja visą laiką ir jie ten tokie, fainai, ten prie jų fainai, smagu. O kiti yra logika, uždažyšia klausimais, informaciją duoda, tu toks, reikia visapusiškumo. Kaip tai daryti? Balansuoti. Jeigu jūs per daug mąstot, reikia daugiau jausti. Nes būna tai, kad pas žmogų, pavyzdžiui, 90% visų veiksmų ir mąstymo proceso pojūčio užima protas. Su logika, 9. O jinai turi skirti protas 10, logika 10 ir toliau ten eina, visi tie. Tai tu, kaip 100% skaityk, 10 protas, logika, siela, dvasia, pojūtis, intuicija, ten virš sąmonė įsijunginėja, įsitraukia informacija. Sistema, mesgi žmogus. Dabar ačiū Dievui, aura, žinot, yra, jo fotografuoja, ten tyrinėja, mato, tikit jau, anksčiau netikėjau. Čakros yra kažkokios, yra jau, ten žino, gerai, jau yra, žinot, kad yra, anksčiau nežinau, kas viduje pa žmogų, irgi turbūt tikriausiai. Numirė žmogus, numirė, paskui, žiūrėk, ten visko yra pasividu. Tyrinėja, kaip pavyzdys. Paskui, sako, smegenys yra, ten impulsai, ten kažkas, ten funkcionuoja, ten antena gaudo kažką, dirba 50 Hz dažnių, kaip čia dabar, aš galvom, čia mėsa, o čia pasirodo dažniai kažkokia yra, tu gali pajusti, gali pamatyti, nuskaityti mintis, ten visokia telepatija, jo tiki visi šitie, dabar sako, yra siela dvasia nesąmonė. Dabar tik ką jūs netikėjot per 20 metų, kad yra visokie tokie dalykai, tai yra tikimybė, kad tai, ką aš sakau, bus po 10 metų, tai aišku, norma, yra tikimybė. Klausimas, kas bus pirmas. Suvokęs tą. Čia tas pats, pavyzdžiui, dabar pasakyčiau, mūsų žemė gyvena, gyvena ateiviai arba gyvena dinozaurai. Ne, nesąmonė. Kitą faktą pasakysiu, pavyzdžiui, tai yra oficialus faktas, man atrodo, iki 5 arba iki 7% viso vandenino tik tai yra ištirta. Tai yra tik tai 5%. Mažiau, man atrodo. Tai iš kur tu žinai, kad tenais nėra? Nežinau.
Tai gali būti tenais bet kokie gyviai. Gali būti. Tai čia vėl žiūrėk, pas kitus žmonės neaktyvizuotas loginis mąstymas. Loginis tai yra sugebėjimas mąstyti. Kas yra mąstyti? Tai jam duoda kažką ir sako, nu, vat aš čia kažkur juokiamės, mes, nu, sakau, vat, pavyzdžiui, pas tave tuščias stiklinė. Kaip atskirti žmogų mąstantį ir nemąstantį? Kūrybišką, nekūrybinį, nesvarbu. O čia yra stiklinė. Žmogus, kuris nemoka, neimtas loginis mąstymas, tai nemoka mąstyti, jisai vadovaujasi tik patirtimi. Aš sakau tokiam žmogui, įpilk vandens. Gerai, kur įsipylė? Kranas. Ir, pavyzdžiui, žino, sako, eina kitus žmonės, sako, pavyzdžiui, žinai, tas žmogus, sako, uždarė, remontuoja, sako, mačiau meistrai, nebėga vanduo. Nėra vandens, sako. Supratau. O duoda mąstančių, sako, vandens taip, tai gal yra šarbatinuko, o gal yra iš skreplės, o gal prispjaudysiu, priverksiu, prisisiosiu tualete, jis mąsto. Jis nėra patyręs to, kad, nu, aš nebuvau susijęs niekada tą. Arba ten verkęs jo, arba ten spjaudęs. Nebuvo, bet man ateina tokia mintis, aš esu pas mane aktyvizuotas tas. Tai va čia yra toksai dalykas, todėl tu reikia žmogų kaip tikrinti, darbuot ar ką. Nu, duoti tą, ką jis. O visi sako, aš tą moku, nu tai ar tu linkęs mokintis. Nes dabar jeigu kas nesimokina, net niekas nepriimsiu darbą jūs. Draugai, jūs mokinkitės, va to tokius dalykus. Įjungti mąstymo procesą. Tai va čia tada, va to ir skirtumas, žinai, viskas iš kur paprasta, kaip paprasta paaiškinau. Čia žmogus patirtimi vadovaujasi, manęs nėra viskas. Kitas sako, ieško sprendimo, eina, gal ledą nuo stogo balkono ištirdysiu. Mes... Darbdaviui reikia, kad būtų rezultatas, ne? Taip. Nusikalk puikus procesas. Taip. Kaip nuvešite krovinį į kitą miestą. Taip. Gatvė uždaryta, tai kitų kelių, kokių kitų kelių? Nu, pagalvok. Nu logiškai. Ir aš manęs anksčiau, aš labai nervuodavosi dėl to. Anksčiau, nu aš galvoju, kodėl aš suprantu, tik aš sakau, tu kitų neblogesnis. Ne, čia tu matai toksai protingas. Sakau, koks aš protingas? Nu, ir aš pykdavau, nu kodėl, o tu kad, nu taip yra. Tai yra, nu, ar tai evoliucija darai nepraėjo, ar tai kas, bet tai tikrai aš galvodavau, žinai, durniai, nu žinai, anksčiau. Pykdavau visą laiką, turiu ten darbuotojų 50, gal dieve mano, man ten stresas didžiulis, nu ten, nu pamastyk, nu gyva. Nu suprantate, nu tai va čia, neišeina, nu va tai pastumbiški. O, rimtai, o kaip tu sužinojai? Nu, blin, ir man, iš pradžių aš galvodavau, kad jie man netyčiais iš manęs. Nu, aš galvoju, žinok, parindavosi, žinai, aš ir muždavosi, anksčiau, žinai, kokią mokyklą kažkur, nu, tu tyčiais, aš tai, pradėjau, iš širdies, žinai, pradėjau, aš galvoju, nu, tu tyčiais, žinai, kaip tas ego vis tiek vaikai gėjai ten, žinai, nu, ir tu galvoju, nu, blemba, tu, žinai, nu, ginčiasi, gi mušėsi iš viso, paskui aš draugelė, žinai, taip, viskas okei, bet tu principas, o jis, nu, tai taip mąsto, ir tu nieko negali padaryti. Aišku, tai nereikia, kad jeigu aš mąstau, tai aš esu dievas, Geitsas mąsto kitaip. Taip. Bet čia aš šneku apie lygius, tai yra tas žmogus, kuris vandens kitus iš vis nežinos. Oi, ne, man geriau neduokit tos stiklinės, sudaužysiu, nedaeisiu. Yra dar tokių nevykėlių. Nu, tiesiog jis dar net to nepraėjęs, jis dar tos patirties net susirinko. Yra, nu kaip vaikutis, žinai, vaikutis, ja? Taip. Nu kaip vaikas, taigi tu ant jo nepyksti. Nepyksti. Tu tam stiklinę, nu, ten 4 metai, nu gerai, atsargiai, ten ir jis ten eina, žinai, neša, tu gi nepyksti. Nu taip pat ir žmonės yra, aš paskui suvokiau taip yra, kad, nu kaip vat, jaunas sielas, kaip tu sakai, tau turbūt irgi iš to kilo, tai jaunas sielas, blema, kaip jis nesupranta. Nu, sakau. Įdomus atvejis apie tai, kaip žmonės gali skirtingai matyti. Mes dabar, pavyzdžiui, aš visai neseniai buvau susimąstęs, aš, pavyzdžiui, matau tave taip ir aš galvoju, kad visi mato tave taip. O ne. Bet neįmanoma tai pasakyti. Labai įdomus atvejis, mano žmonos Nastijos senelis buvo, ne, kuris sapnavo. Jisai visą gyvenimą matė juodai baltus sapnus. Nu taip gavosi. Ir visai netyčia ten, sakykime, kada ten buvo ten 6 metų ar 7 metų, kažkaip praslydo, kažkas pasakė, kad kažkokias tai spalvas matė. Ir jis sako, kad nesąmonė, taip, sapnai nėra spalvoti, jie yra juodai balti. Ir aš susimačiau ir galvojau, bet faktas, galbūt aš to visai kitaip atrodo, negu aš tave matau veidrodį. Galbūt kažkas mato iš vis, nežinau, iš manęs galbūt tiesiog ten skaičius kažkokius, arba iš ko sutvertas esu. Ir niekas to negali įrodyti, aš negaliu pasižiūrėti kaip tavo akimis. Taip. Ne, tai sako tas dalykas, kad mes esame kaip toks galaktinis kompiuteris. Ir mūsų akis yra projektoriai. Ir mes iš tikrųjų, nu kaip sako, tu gali išgirsti tik tai, ką supranti. Tu matai tą, ką tu priimi. Tai va tai yra tai, kad mes kaip projektorius, tavo ta visa tai yra. Tu ten galbūt dabar toks, ten tu iš tikrųjų galbūt 6 kojam, bet aš negaliu kaip 6 kojam. Ir aš matau tave tokį ir viskas. Ir viskas, nu, tai čia biškitai galbūt nematymas sako, kad tu sukuri. Kai mes kūrėjai, tai mes sukuriam savo tokią matricą, žinai, tokius, tai tu, paleidai, jau taip, čia aš pats su savimi šneku. Labai yra geras toks straipsnis, kur, nu, ten
Reiškia, numiršta, dabar tu kitam gyvenime grįši, ten numirsi ir taip toliau, ir ten vėl grįši pas Dievą, tiesiog ten atsisėsi ten ant kelių, tu pasakys, ką tu blogai padarai, tu vėl eisi ten. Ir sako, nuo ko tai prasidėjo, kur, sako, kaip, sako, visur tu. Nu, kaip Dievasgi kaip yra, nu, man čia kažkada labai senai klausė, kodėl mes čia ir kas yra Dievas. Tai Dievas esame mes ir jis vystosi per mus, nes jis neturi kitų instrumentų. Ir jis vystosi per mus tas patirdamas tas patirtis, nu čia taip jau globaliai. Ir tada įrodo taip, kad tu vienas atėjai čia, kažkokį patirtį, nugyvenai, nukritai, nuskendai, op, kitas. Ir tada du, kuris tave gelbėjo, kuris tu tam, žinai, ir va tu taip, ir tai visur mes. Ir kai tą suvokimų patirį, tu negali supranti, kad negali pykti ant žmonių. Nu tai čia nėra nieko, aš esu. Aš va Anastasija, aš Vadimas. Aš. Čia nieko daugiau nėra. Man tas biškai keičia viską. Visiškai. O mes atsiejam tai, tipo aš ir kiti. Ir tada lengva gyventi, tipo aš, man, aš, pas mane, tas jūs, o pas mane, ne, visur. Ir aš va, turiu visiškai, nu, lengviau, tu darai viską dėl savęs, taip, dėl žmonių. Bet aš kada, žinai, kada pradėjau suvokti, kad pavyzdžiui, kad, nu, kaip galima pakenti, aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kaip galima pakenti, nu, kiek žmonėm, galbūt pyksis kažkas, aš niekaip negaliu suprasti, kaip žmonės, pavyzdžiui, blogai elgiasi su gyvūnais, o aš to negaliu niekada suprasti. O kam paimt šunį ir jį kankint, kam paimt katiną jį kankint, žudyt dramblį dėl to kaulo, aš to negaliu suprasti. Kokie motyvai? Ego? Kaip galima nužudyti liūtą, nusifotkint su galva ir viskas? Nu, matai, čia vėlgi toksai dalykas. Tai vaikai žiaurūs yra dėl to, kad iš esmės svarbi statistiką pravest, o tai vaikai, kurie skriaudžia, žudo, tai jie gimė netinkamom sąlygom. Tai yra skausmo ir taip toliau, tarkim, cezario pjūvis, dar kažkas. Tai dėl to daugiau būna neteisingai ten pas juos, nu viskas vystysi, raida. Aišku, pagal su gyvenimą supranta, patiria atgal tą smurtą, nes atgal įkanda šuo, taip toliau, nu žinai, tokie, ir supranta, kad ir nu, tas gali liautis, jam problemų, žinai. Bet vat, jeigu suaugusiai, kodėl? Nu, todėl, kad, pasakyčiau, primityvus mąstymas nebūtinai. Iš esmės tas pats irgi ta tokia valdžios troškimas, žinai, kad vat, kilt, kad aš vat, didesnis, stipresnis, ir toliau. Tai yra, nu, toks, sakykime, primityvus. Man irgi aš kiek nesupratodavau, aš niekaip nesupratau, nu koks skirtumas, jeigu aš laimėsiu pirmą vietą ar antrą, aš nesuprasdavau, aš pralaimėdavau net dziudo imtynėse, ten kam nors imtesniam, dėl to, kad jis įstiverdavo, kaip jūs neįdavo laimėti, nes tėvai atėjo pažiūrėti. Ir aš pralaimėdavau, ir paskui tėvui sako, tu kaip tik pralaimėjai, jam sako, tu jis labai norėjo, sako, nu tu durnas, tu tikrai, nu irgi, žinai, taip pasakau, nu kaip. O man ant tiek nesvarbu, ir aš galvoju, nu kodėl aš toks sužalotas, kodėl aš nekaifuoju, kai laimiu, man pofig. Ir aš toks pofigistas, pranti, man dzin. Ir aš, nu, rimtai man, ir aš toks, nu, daugelis labai rūpėdavo man. Ten knygos, aš ten skrydis, ten fantastika, man ten, aš ten nerealiai, žinai. Bet va tokių daug, kurie va tom visiems vertė, žinai, auksinis diplomas, ten, 10-tukai, nu, nulis. Ir aš kažkaip, va aš bandydavau save motyvuoti, gal tai, nu, negaliu prieš save. Nu, negaliu. Ir aš, žinai, kuo toliau daugiau įsitikinu, kad aš labai buvau daug kur teisus vaikas. Nes teisingai, nu, to tik tai aš nemokėjau tą neinterpretuoti. Nei teisingai pritaikyti, žinai, tai maištas, konfliktas, nu žinai, ar reikėjo adekvačiai suprasti, kad, nu tai. Todėl, manau, kad iš tikrųjų mes viską darom dėl savęs, ir čia kito kelio nėra. Toliau, kai mes tą darome, pagal mūsų, nu, išklausimą. Žinai, gali į valdžią siekti, būti lyderių, arba būti mokytojų, arba verslininkų, arba oligarchų, gali būti, tai yra valdžia. Tu įtakoji šimtus tūkstančių žmonių, suteikiams darbo vietas, jie tave gerbia, nu, nekenčia, tai visada neišvengiama, žinai. Gali būti nusikaltėlių kažkokiu ten žymiausiu, didžiausiu, tave bijo, gerbė, žinai. Gali būti politikų, žinai, gali būti net to pačiu pedagogų. Atsėdė dvejetas valdžia. Tai vat, ir jeigu ten visokios tas piramidės, ten masto, psichologiniai, tokie, tai jie ten per tai eina, bet čia, matai, jie paima tik mažai tas, žinai, Nietzsche ten, pavyzdžiui, paskaityti, žinai, arba Freudą, žinai, ten pas kiekvieną, kaip mato, kad kai jūs priiminėjate informaciją žmogaus, jūs turite suprasti, kaip jis gyvena, ką jis daro. Jeigu vienas kažkoks ten, kaip ten, socialinė zabočinai, žinai, tai jis rašys viską per tą prizmę. Vienas, kuris trūksta labai valdžios, jis rašys viską per tą prizmę. Jeigu labai trūksta pinigų, pas jį viskas bus susijęs su pinigais. Kažkam vertybė yra šeimam, tai yra numeris vienas, ten, o pinigais stovėjo kažkas. Jis viską tik va čia gerovė, va čia mes kaip buvom. Nu, tiesiog reikia suprasti, kad žmogus vertybės. Tada galėsite teisingai paimti informaciją. Problema pa žmonėje, kad informacijos va tiek, tai yra daug, kaip tu sakei, jos nėra. Nėra jos kokios segmentuotos. Jos nėra tokios komplekse, jos nėra atitinkamos kiekvienam individumui. Bet šiaip informacijos,
per daug. Nu šiaip. Nu, Tu chaosas. Nu, Tai va. Todėl irgi čia, jeigu kas mus žiūri, tai nežinau, citatą pasidarykit, nežinau. Reikia išmokti mokintis. Aš iš tikrųjų neturėjau ilgalaikio mokytojo niekada, bet turėjau 100 jų. Ir visi buvo vertingi, nors daugelis keiksmingi, žinai, ir taip toliau. Bet būtent mane išgelbėjo tas sugebėjimas mokintis. Mokintis. Ne išmokti, o mokintis. Todėl paskui, kai tu moki mokintis, tu gali ir be mokyti mokintis. Nes tu moki, žinai, tai tą sugebėjimą galima. Aš irgi mokinu, mano tas paradinis kursas, aš būtent pas mane pirmie sakau, išmokti mokintis mano pagrindinė užduotis čia. Nepapasakot, kaip jums reaguoti. Nu kaip tu gali papasakoti visą gyvenimą? Aš mokinu reakcijos į įvykius, jo, tai svarbu. Nu kaip reaguoti? Siūlo verslą, daryt, nedaryt. Tai yra metodai, kaip suvokti, kaip pažiūrėti savo vertybės, savo, ar tau tinkama tai, suprantate, tu tiesiog, galima, gal visi, nedarysiu, nepavyks, arba, oi, darom, tai fainai. Galbūt ir ten žaloti. Kitiems kažkaip atrodo, jeigu verslas, tai 100% gerai, gal jums tai kenks. Tai jis turi būti tiesiog kitaip gyventi. Arba atvirkščiai nedaryti. Nu, įvairių dalykų. Todėl mokintis, išmokti mokintis, tai yra, aš džiaugiuosi, kad man tas daėjo ir kad aš supratau, kur yra. Nėra teisingos informacijos. Aš ją sugebu interpretuoti, filtruoti, suvokti, segmentuoti, pritaikyti, matyti rezultatą. Tiesiog, pas mane taip pumpas veikia, sakykime, ne, man tik taip rūpi. Ir tai man labai, aišku, palengvina gyvenimą. Ne iš karto. Aišku, ne iš karto. Tiesiog žinočiau, kad taip yra. Oi, kaip aš, nežinau, čia turbūt daug kas dar vadosis dešimčius nuo to, kad kaip turi būti, jo, kad negalima pasiekti, pas mane netinkamos sąlygos, jo. Tai nėra žinių. Tiesiog nėra žinių. Jeigu jūs gaunat normalų profesionalą, kuris tiesiog tai daro, jis jums iš bet kokios išves. Iš bet kokio mirties taško. Jis žino, kaip nueiti. Nu, kaip plaukimo treneris. Nu, tai jūs sakot, neįmanoma išmokti, aš bandžiau 3 kartus vos nenuskendau. Tai kaip tu bandai? Nu, kaip šokau ir bandžiau plaukti. Draugai traukia, nežinau kaip. Nu, eini pas trenerį ir sako, pažiūrėk. Dabar su ten gelbėjimo ratu, neprisimenu kada, kaip ten mokino. Paskui ten su kokiam rankų, paskui su lentutė, paskui ten pagaliuką laiko tenis, paskui po vienas, po prie. O, tai va čia yra esmė, kad turit nueiti. Reiškia, galima viską išspręsti. Ir aš taip pat, jeigu pas mane tikslas susidaryti milijardą, pavyzdžiui, tai reiškia, man reikia ieškoti žinių. Arba pasiekti auditoriją ten milijoną žmonių, ieškoti žinių. O visi ieško sėkmės, kažko, jam atrodo, kad jeigu gaus pinigų, tai tada jie, ką jūs padarysite? Nieko nepadarysite. O aš tiek išleidęs visom tom marketingo reklamom, tom klaidom visom, tai čia nedaug dėvi. Čia geriau būčiau neišleidęs ir nedirbęs daugiau vyktų. Nu, tai būna, nes klaidus, tu paieška, bet tu per tą paiešką skaudžią, brangę randi atsakymus. Ir tu gali pigiai, nebrangiai duoti realų rezultatą. Ir aš nesuprantu, kodėl žmonės neinvestuoja į tai. Aš nesuprantu, aš investuoju. Ir taip padaro mane, kad ko man padaro. Taigi čia logiškai. Tiesiog nenori turbūt. Tai jį tai reikia. Todėl, matai, tu turi lauk sėdėti, kada pas tave ateis ir sakys, taip, aš noriu prisijungti, noriu padėti, va taip. O iki tol, va reikia taip parašinėti. Nes tai grįž. Ir visiems irgi, va, noriu pasakyti tokį patarimą. Labai gerą duoti. Visi žino, kas yra pusiausvyros balanso dėsnis. Tai yra davėjai, gavai, jo, tai jis yra. Jeigu tu valgai gauni, tu sotus, ten jo, jeigu tu duodi, tau grąžina, moki pinigus gauni kažką, dirbi gauni atlygį, tai yra visur, ir tai yra visur. Bet čia kas įdomiausias suvokimas, kad jūs negalite jo valdyti, tai valdo jūs. Tiesiog tai yra dėsnis, kaip gravitacijos, traukos. Jūs negalite traukos dėsnį valdyti, negalite. Nu, iššoko 30 aukštų. Visą. Negalite. Jūs apie nepykstate ir jūs priimat. Taip pat priimkite pusiausvyrą balansą. Bet kas čia įdomu? Žmonės sako, aš nežinau, ką daryti. Aš nežinau, kaip užsidirbti pinigų, aš pasimetęs. Sakau, daryk tai, kas veža širdis, bet daryk maksimaliai daug, kiek gali. Tarkim. Ir rašinėk video. Tu pats tą praėjęs. Tu tiesiog paėmė, tu neturi ten plan, taip, rašysiu 19 video, uždirbsiu 3 eurus, tu tiesiog davai darom. Kadangi tu į visatą atiduodi kažką, jinai negali tau negražiai nieko. Negali, tiesiog tu negali, nes visata tokia, kaip tu iššoki pro langą, negali, viskas, sorry, kaip sakant, bet tu tas pats čia, todėl visiems duokit. Duokit tiek, kad maksimaliai, patikėkit su tavs, pažiūrėjau, YouTube, tai maksimum 100 video, bet ko, aišku, suprasime kažką tokio. Ir rašykit, jums pradėsiu uždirbti pinigus. Pradėsit, jūs pradės kviesti, pradės visur. Visata pradeda gražiai. Reiškia, mums paprasta, reikia suprasti dėsnius. Yra pagrindiniai 7 dėsniai visatoje. Ir jeigu jūs žinote ir pritaikot savo gyvenimą, viskas jūs palaiminti, jūs neišvengiamai kilsit. Viskas kita pinklas. Žinai, sunku, lengva pasakyti, taip. Ne, Bet iš tikrųjų suprasti iki esmės. Ir žinai, turbūt baigiant pokalbį, aš noriu pasakyti, kad geriausias turbūt patarimas visiems būtų, kurį aš pats visai turbūt neseniai supratau, nežinau, ar iki galo aš tai supratau,
Bet jeigu kiekvienas bent jau susimastytų ir kažkas suprastų, kad viskas, kas su mumis atsitinka, yra tik tai va, dėl mūsų kalties, tai iš tikrųjų, wow, pagalvoju, Taip. tėvai su manim, pavyzdžiui, mažai bendrauja, kas kaltas, tėvai, ne, aš. Taip. Man nesiseka gyvenime, kodėl? Aš kaltas. Taip. Labai dideli mokesčiai Lietuvoje, kodėl? Jie kalti, ne, aš kodėl, nes nepakeitė arba nepadarėjai kažką, kad pakeisti. Taip. Kai pradedi suprasti, kad tu dėl visko kaltas, susirgai, aš kaltas. Kodėl? Nes neteisingai valgai. Per daug sportai, per mažai sportai, mažai poilsio buvo. Taip toliau. Tai tas labai lengva pasakyti taip, aš suprantu, ir numot ranką ir nesusimastyti. Čia reikia perėti per save ir tapti tokiu, nes kaip sakau, kol mes sakom, kad alkoholis kenkia, bet jeigu geriam jį, reiškia mes nesuvokiam. Mes tik sutinkam. Mes sutinkam. Aš galiu sakyti, o, tu teisus ir ką. Visi rūkai. Bet aš ir einu vėl kaltinu visus kitus. Taip. Nu, iš tikrųjų, labai pataikiai. Mano pirmoji pamoka iš mokyklos irgi tas pat, aš kalbu apie atsakomybę, kad reikia prisimti 100% atsakomybės. Ir kad įtikinti žmonės, kad yra tiesa, iš tikrųjų tai faktas. Tai buvo vienas irgi didžiausių tokių proveržių mano gyvenime. Mane tai pradžioje sulaužė, aišku, galvą mano smegenys. Kaip aš visur kaltas? Tikrai ne. Tikrai ten, žinai, kokią mašiną sudaužė, ten įsiskyriau, susipikau, praradau pinigus. Aš, kaip aš, taigi jie, aš tik, žinai, ten vos ne. Ar aš apvogiau ten save, žinai, nežinau, gal nebuvo apvogę, gal, nežinau, pavyzdžiui, ten kažką stovi, taigi aš važiavau su mašina ir man, prie ko čia aš? Bet ašgi važiavau, ir ten. Nenusukai, to. Ir aš paskui man, kodėl buvo proveržis man labai didžiulis, aš supratau, pala. Tai jeigu visas tą, kaip sakant, nieko gero sukūriau aš, tai yra kita pusė medalio, reiškia, aš galiu sukurti viską kitą. Neišvengiamai. Nes kai mes gyvenam pasisekė, nepasisekė, tai gaunasi kaip, nu, ką aš žinau, tam pasisekė, surado, va, tai gerą žmogų, tam pasisekė gerą verslą. Tai yra sėkmės. Sėkmė, nesėkmė, tai tu auka. O kai tu sakai, palauk, aš visur kaltas, tai reiškia, palauk, ką man daryti, kad aš būčiau visur kaltas dėl sėkmės savo. Aš dabar kaltas dėl savo sėkmės, tu irgi kaltas, vadinasi, tu kaltas, kad mes čia sėdėm, žiūri, vėl tūkstančių, tu kaltas. Tu sakai, ne, tai savaime aišku. Tai va taip pat savaime aišku turi būti visiems. Ir čia bus didžiulis proveržis, supras, kad viskas, tai tada užsičiaupsit, darysit ką reikia, darysite prasmingai, darysite sąmoningai, neleisit savo, oi, čia aš auka. Ne, viskas. Jūs tą priėmėte. Todėl čia bomba, jo, čia žvaigimas, tai labai geras. Man šitą labai mėgiamą temą. Taip. Draugai, jeigu kažkas pirmą kartą matot mano veidą arba Evgenijaus veidą, tai šis kanalas, užprenumeruokit jį, suraskite YouTube, aš linkus numesiu Evgenijaus kanalą. Sunki medžiaga iš tikrųjų, jeigu bent jau dabar kokią valandą prisijungėt, buvo su mumis, pasižiūrėjot. Medžiaga nėra lengva, medžiaga verčianti susimastyti, verčianti sulaužyti galbūt kažkokį jūsų mąstymą. Iš pačių pagrindų, atrodo, tai buvo labai paprasta, bet iš tikrųjų nėra kitaip. Pasižiūrėkit bent jau kelis video, pabandykit, pasižiūrėkit iki galo, susimastykit. Ne tiesiog įjungkite ir naršysite telefonu arba valgysite, tiesiog pasižiūrėkite ir taip. Įsižvelkite iš tikrųjų informaciją, pabandykite ją suprasti, nenumodyti tiesiog ranką, kad neteisus. Pamėginkite suprasti, galbūt, kur jisai gali būti teisus. Tai va tas iš tikrųjų labai duoda daug. Visiems ačiū, kas žiūrėjote įrašą, tai visiems laukiam jūsų komentarų. Užeikit, būtinai pasižiūrėkit kitus video ir panagrinėkite Evgenijaus visus darbus. Nežinau, už to, kad viską galim iš tikrųjų, bet... Taip, nebijokite, kad yra informacija, kuri gali jums padėti. Žinios, metodologijos, technikos, resursai. 100% yra, kurie gali jūs atvesti ten, kur jūs norit būti. 100%. Ne mes, ne Vadimas, ne aš. Yra kiti žmonės. Tiesiog nepasiduokite. Nereikia tikėti. Reikia ieškoti, rasti ir padaryti. Jeigu jaučiat, kad dar nelaikas, jokių problemų. Bet tam, kas laikas, nestabdykit, nes laikas nelaukia. Jeigu ne jūs kiti. Ir aš tai visada prisimenu, kad jeigu ne aš, kažkas kitas darys tai. Faktas. Tai va, todėl ačiū visiems, spauskit laikus, tikiuosi jums patiko. Nu ir iki kitą kartą. Jo? Jo. Good.